Sveiki pokalbė apie kokybę klausytojai. Mes grįžtam prie šaknų ir kalbame apie aktualijas, apie clickbaitą ir šiandien kalbėsime apie kaip pasikelti atlyginimą. Ir šį epizodą mes suskirstam į kelias dalis. Tai pradžioj, pirmoji daly mes pakalbėsim apie atlyginimo pakelimo principus, sudėsim tam tikrus akcentus ir vėliau eisim prie strategijų reitingavimo. Tai mes jau turim pasiruošę lentą, kurioje yra 3 reitingai. Tai yra pirmasis pinigų maišas yra labai gera strategija. Tada antra yra tokia 50-50, gal pavyks, gal ne. Ir trečioji yra tokia, kur nerekomenduotume niekam. Taigi, ir šiandien svečiuose mes turime Iloną, Head of QA at Hostinger. Ir Ilona, gal gali prisistatyti mūsų klausytojams? Sveiki, tai esu Ilona, Head of QA arba QA Guild, lead, kaip pavadinsit, tai nepagadinsi, patato. Šiaip IT/PM/pasaulyje su daugiau kaip 12 metų. Iš tiesų dirbau iš įvairių pusių. Tiek buvau project manager, tiek operational excellence dariau projektus, tiek QA, tiek test management, office, test manager. Žodžiu, projektus ir projektų valdymą esu išžiūrėjusi per šitos metus tikrai iš įvairių pusių. Čia bus labai gera patirtis, kurią mes galėsime atsispirti ir tiesiog pakalbėti apie grinai, kaip sekės per tas skirtingas roles ir kaip sekės pasikelti atlyginimą, nes mes gal labiau koncentruosimės ne tik tai gal į testuotojus, bet aplamai į visą IT rinką. Tai bus aktualu pasilyginti iš skirtingų vietų. Kai mes kalbėjom, tu labai gerą turėjai analogiją, kaip atlyginimo kėlimas vyksta palyginus su viena tokių produktų. Tai gal galėtum pasidalinti? Žinoma, taip, aš tikrai turiu žymėje duonos teoriją. Iš tiesų bendrai manau, kad bet koks dalykas, kai mes kalbam apie paslaugas, servisus, atrodo pakankamai sudėtingai, nes tai atrodo toks išplaukęs dalykas, nelabai aišku, apie ką čia kalbam, o kai paėmi ir pabandai padaryti analogiją su daiktais, tai tampa daug paprasčiau ir logiškiau. Agenda biški behind, tai yra tame, kad aš kažkada mokiausi tarptautinio verslo ir manęs žmogiškų išteklių mokino amerikietis dėstytojas, kuris atskrisdavo į Lietuvą, ir jisai apskritai sušeikino bendrai mano suvokimą apie darbo rinką, apie darbo santykius ir įpūtė tokio šviežio vėjo į mano tokį tikrai europietišką požiūrį, kaip mes visi turim vieni kitus suprasti, vieni kitų gailėti ir taip toliau ir panašiai. O realybėje tai kas yra darbiniai santykiai? Taip, aš Ilona ateinu į darbo pokalbį, pasakau, ką aš galiu maždaug padaryti, tu, tarkim, ar ne, įvertini, sakai, pas mus ten reikės maždaug padaryti tą ir tą, ir aš sakau, gerai, per mėnesį mano servisas kainuos tiek ir tiek, ar ne? Tu perki tai, ką aš galiu pagaminti per mėnesį, tarkim, ten už 1000 eurų. Dabar padarykim lygiai tą patį su duonos kepalu. Ilona nueina į Maksimą, perka betų sumuštinių duoną. Taip, betų sumuštinių duona lygiai taip pat susideda iš kažkokių ten, tarkim, balti miltai, duona, druska, galbūt kažkokios skaidulos, ten saulėgrąžos, something, ar ne? Ir kainuoja, tarkim, 3 eurus. Ir aš perku tą duoną už 3 eurus metus laiko. Jau žinot, kur aš suku, ne? Taip, ir tada sueina metai ir viena diena, Ilona eina į Maksimą ir Maksimoj prakalba balsas: Ilona, tu pirkai šitą duoną metus laiko ir vieną dieną. Tu todėl tau dabar nuo šiol ta duona kainuos 3,30 eurus. Kai galvoji šitos prizmės, tai tada tas argumentas, kurį mes, manau, tikrai paminėsim, kur aš išdirbau metus laiko, tai dabar pakelkit man atlyginimą, tampa netoks ir validus, tiesa. Aš nesakau apie infliaciją. Infliacija yra kitas reikalas, kur natūralu, ar ne, kad dėl infliacijos kažkokie dalykai ima kainuoti daugiau. Bet čia labiau kur link aš lenkiu, kad jeigu per metus laiko toj duonui neatsirado nieko naujo, neatsirado razinkų, džiovintų vaisių, neatsirado kokių nors ten fancy šmensi miltų ar dar kažko, nuo ko man yra geriau, aš nenoriu už to duoną mokėti daugiau, nes tu tiesiog darai lygiai tą patį, ką darei. Ir jeigu mes imtume netgi dabartinės rinkos sąlygom, tai ko gero aš jau vėluoju su rinka, nes rinka per tą laiką jau paaugo, pagudrėjo, paprotingėjo ir taip toliau. Tai aš tada netgi challenginčiau ir sakyčiau, tai gal man tą duoną jau ir papiginkit, nes žiūrėkit, iš kairės ir iš dešinės atsirado duona su tais dalykais, kurie dabar trendina. Bet jeigu per metus toj duonai atsirado razinkų, atsirado galbūt kokių nors keto ingredientų, tai tada aš esu labai laiminga, galbūt net ir ne 3,30 už tą duoną mokėti, bet gal ir 3,5. Tai va tokia ta mano duonos teorija. Ir čia taip visai gerai paaiškina tą
iš verslo pusės, ne? Kaip verslas arba vadovas galėtų žiūrėti į tas paslaugas, ne, kurias teikia darbuotojai. Ir tada, jeigu jie nori, kad jiems pakiltų atlyginimas, jie turi įrodyti arba turi suteikti daugiau vertės, ne, kažkokios ekstra dalykų arba kažko daugiau pilniau, ne, kad būtų tas vertė suteikta didesnė. Būtent pragmatiškai tai ir yra, jeigu aš noriu gauti daugiau pinigų, aš turiu sukurti daugiau vertės. Jeigu aš sukuriu daugiau vertės, tada natūraliai mano darbo vietos kaina gali pabrangti, nes aš daugiau uždirbu pinigų įmonėje arba sukuriu vertės. Tiesiog žiūrint, kaip į tai pažiūrėsi, bet tai iš esmės yra apie tą patį. Jeigu aš kažką padariau, kad procesai vyktų greičiau, sutaupiau kažkokių lėšų, laiko, kažkam pagerinau gyvenimą ir dabar kiti dirba geriau, ar ne, išsprendžiau kažkokias problemas, tai vat ir yra tos razinkos, kaip aš sakau, į duoną, kurios padaro mane geresniu specialistu ir už ką tada įmonė turi būti suinteresuota mokėti daugiau. Geras toksai supratimas ir manau, kad mes irgi tarp tų strategijų turėsim tų, kaip tas razinkas įsidėti, ne, kaip jas užauginti. Ką dar verta žinoti ir turėti omeny šitoj temai dėl atlyginimo pakilimo? Kas netinka vienoj vietoj, nebūtinai tiks kitoj. Lygiai taip pat, jeigu imant duoną, ar ne, tai jeigu ta duona yra vienokioj parduotuvėj arba kitokioj parduotuvėj, jos perkamumo galia yra kitokia, ar ne? Tai aš galiu būti super duper geras specialistas, bet jeigu aš ateinu į įmonę, kuri nevertina mano stiprybių, kur kaip tik mano stiprybės ten yra minusai, natūralu, kad aš ten būsiu nesuprastas ir net jeigu plačioj, tarkim, rinkoje, ar ne, atrodo, kad tai yra gerosios savybės, kartais jos ten neveiks. Tai tiesiog irgi mindfully įsivertinti, kur eina į kokią įmonę. Vėlgi, jeigu kalbant apie testuotojus, QA field, tikrai vienur yra labai vertinami kruopštūs, lėtesni žmonės, kitur reikia didesnio greičio ir aš turiu arba gebėti prisitaikyti, arba tiesiog ten nelysti. Darbo pokalbį netgi metu negalima paklausti, kokio būtent jūs ieškot. Ir taip suprasti, ar tinka ar netinka, ar tenais tavo tos stiprybės bus stiprybės, ar kaip tik bus mažiau vertimos. Taip, ir bendrai manau, pati šiuo metu daug samdau žmonių ir tikrai galiu nuoširdžiai patarti, kuo jūs būsite nuoširdesni, atviresni per pokalbį, tuo jums bus patiems paprasčiau, nes jūs greičiau suprasite, ar jums pačiam limpa, ar tinka ir ar jūs ten auksit. Nes jeigu bandai atsakyti tai, kas yra malonu kitai pusiai, nors, tarsi, fišinį, ko kitas žmogus nori, tai taip, galbūt tu praeisi pokalbius, bet tu vis tiek atsidursi toj įmonėj, kuri galbūt tau kultūriškai netinka, ar ne, arba dar kiti dalykai, ir tada lygiai taip pat bus sunku pasikelti algą, nes tiesiog tuo metu tu straglinsi su kitais iššūkiais, nebe apie jau savo tobulėjimo, tiesiog išgyvenimą, prisitaikymą ir bandymą suprasti, ar man iš vis čia tinka. Tiesiog išvaistysi labai daug energijos tam ir tada nebeliks tobulėjimui. Tikriausiai tas toksai studentiškas požiūris, kad prieš performance review pasitempsiu, padarysiu kažką papildomo ir tada tas užskaitys. Kaip praktiškai būna? Labai priklauso nuo įmonės. Tarkim, Hostingeryje dabar mes turime kas ketvirtį review. Tai tokio, kur prieš pasitempsiu, čia kaip ir nebelabai kada yra. Tai turi būti steadily performances. Linkėčiau nepraktikuoti tokio dalyko. Ta prasme, tu tada tiesiog padarai tą situaciją, kur net kaip tik yra rizikinga tave paskatinti. Todėl, kad gali būti tendencija, kad tu vėl ir vėl tai darysi. Taigi perinam prie antrosios dalies, kur mes kalbėsime apie tam tikras strategijas, turim šiokį tokį pluoštą, gal dar pokalbio metu dar daugiau jų atsiras, ir mes jas įvertinsim ir prieš tai padiskutavę. Dar norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kad mes dabar sakome, kad tai yra strategijos, nors pagal apibrėžimą strategija yra truputį daugiau negu tik tai planas arba metodas, kaip galima pasikelti atlyginimą. Tai strategija turėtų susidaryti iš problematikos, tada guiding principles ir tada actions, kuriuos tu darysi, kad tu galėtum tą problematiką išspręsti, naudodamasis tos principais. Taigi, čia nėra strategija, for the record, bet tiesiog dėl gražiau skamba. Tai, ir iš esmės tai yra podcastas apie tai pasikelti atlyginimą, taip, tai problema, kokia yra problema. Problema yra mažas atlyginimas. Ar ne, arba nepakankamai norimas. Ir tada mes svarstome, ar šitie action itemai yra verti pabandyti išsispręsti tą problemą.
Tai tada vadinasi ne taip ir toli nuo tikro apibrėžimo. Tai pirmoji, viena papildoma valanda per dieną. Tai yra ne į darbą įskaičiuota, bet tiesiog aš savo laisvų laiku 1 valandą skiriu savo tobulėjimui. Ką manai? Pragmatiškai tiesiai šviesiai, tai jeigu nori augti, tai yra būtina. Jeigu priklausom nuo žmogaus ambicingumo, bet jeigu aš esu tas žmogus, kuris dream big, tai valanda per dieną arba ten kelios valandos per savaitę yra tikrai būtina, nes vėlgi grįžtam prie duonos pavyzdžio, darbdavys sumoka už duonos kepalą. Tikrai darbdaviai atsirenka tam tikro tipažo žmonės, jie nori, kad žmonės augtų, kad jie būtų smalsūs, veržlūs, alkani, bet iš esmės indien davedai tai yra mano atsakomybė, koks aš esu specialistas ir kiek per metus tų razinkų susirinksiu. Taip, tai gali būti darbe galimybės, taip, kur aš pasinaudoju kažkokiam galimybėm, darbe, kažkokiais projektais, incidentais ar ne, kuriuos aš išnaudoju augimui. Bet iš esmės, jeigu aš noriu išmokti naujo skillso, pasidomėti, tą turiu daryti pats ir investuoti į save pats. Ir bendrai aš manau, kad geriausia yra tada ir iš tikrųjų sėkmingiausi žmonės dažnai būna tie, kurie labai sąmoningai renka tiek savo brag sheet, ar ne, bet vėlgi tai nėra apie pasigirti, tai yra apie pasidžiaugti, ką aš padariau, jei tai atsiremia ir tada atsiranda tas smalsumas, ką aš dar galiu padaryti. Visada manau, kad įmonė suinteresuota, kad žmogus augtų, bet visgi didžioji atsakomybė gula ant manęs pačios. Kiek aš domiuosi, kiek man įdomu ir tada natūraliai ir ateina tas laikas. Ir tai nekalbu apie kažkokius treningus, kuriuos aš būtinai turiu žiūrėti. Aišku, jeigu kalbam apie automation skills, tai tikriausiai taip, bet tai gali būti ir tiesiog knyga, kurią aš skaitau, kuri praplečia mano akiratį, aš tada kitaip vertinu darbinės situacijas ir iš jų kažką pasiimu. Ta 1 valanda, nors atrodo, kad visai nedaug, tai yra 1/8 tavo darbo dienos, jeigu tu kasdien tą 1 valandą investuoji. Bet jeigu tu geriau pasiskaičiuosi, tai gaunas taip, kad tavo tos 8 valandos yra, jeigu tarkim įmant testuotoją, tai galbūt dalis yra regresijos, dalis yra kažkokio testavimo, analizės, susitvarkyti test cases, galbūt kažką tai paanalizuoti ir tu tiesiog darai tą patį, ką tu darai kasdien, kur tu galbūt išsiaugini savo domeno žinias, bet tu praktiškai kaip specialistas gal netiek daug tobulėjai. Ir toj 8 valandų darbo dienoj, tavo gal tas tobulėjimas, kur kaip sakai, naujas užduotis, nauji kažkokie iššūkiai, jų nėra tiek daug. Ir ta 1 valanda, kur tu ne darbo dalykus darai, ne regresiją, ne test cases rašai, bet tu tiesiog tobulėjai, tai gali būti ne tai, kad 12% tavo laiko, bet tai gali būti tavo 50% tavo tobulėjimo. Ir aš, pavyzdžiui, matau skirtumą tarp tų žmonių, kurie po darbo niekada apie darbą nedarau, tik tai savo, kažkokius kitokius dalykus darau, ir jie mažiau tobulėja negu žmonės, kurie tą 1 valandą investavo. Ir aš tai matau, kaip tiesiog po metų, po 2 metų tos valandos akumuliuojasi ir tiesiog tu matai, kaip specialistas daug daugiau išauga. Ir aš tikrai nenurašyčiau tos 1 valandos, tai tikrai yra jos pakankamai, kad išmokti, bet jeigu reguliariai kiekvieną dieną po 1 valandą. Tik norėčiau čia įsitarpti, nes pati esu mačius pavyzdžių, kada kai kurios įmonės piknaudžiauja tuo, sakydama, pažiūrėk, čia rinkoje jau visi daro taip ir taip, ir realiai nori, kad žmogus po darbo išmoktų dalykus, kurių reikės darbe. Tai čia tikrai yra nesąžininga ir taip nereikėtų nei daryti, nei paklusti tam, tarkime, ar ne, jeigu jau įmonė sugalvoja, tarkime, kad mes ten keičiam strategiją, keičiam kažko, tai tikrai turi jau malonėti ir skirti protingą laiko tarpą, per kurį aš galiu mokytis ir darbo metu. Ir dar norėčiau pridėti turbūt, ką pradžioje užsiminiau, kad jeigu ir pati įmonė yra suinteresuota turėti tos vadinamus alkanus žmonės, paprastai vis tiek proaktyviai sukuria vietos, tai būna ar learning day, ar dar kažkokia forma, ar ne, kur encouragina žmonės visgi pažiūrėti plačiau, atsitraukti nuo tų kasdienių taskų, pagalvoti, kas pagerintų, pagreitintų ir tada deep-divinti į tą sritį. Jeigu netgi įmonė to ir nesiūlo, arba jeigu ir siūlo, tai dažniausiai gal nėra tiek daug tų valandų, depends, bet reikėtų ir pačiam pasirūpinti ir pasigalvoti, jeigu nėra tos galimybės, tai tiesiog pasimti į savo rankas. Bet jeigu įmonė siūlo, tai irgi nuostabu galima tas dar daugiau arba tiesiog tas dalį tų valandų pasidengti darbo metu. Tai kaip manai, ar šita strategija yra, kur ją padėti? Prie pinigų maišo. Pinigų maišo, pritariu. Puiku, 1 out, dar 30 liko. Gerai, labai puikus dalykas, tu irgi prieš tai paminėjai brag list.
sąrašas dalykų, kuriais tu didžiuojasi, kuriuos tu nuveikiai per pastarosius metus arba gal net per ilgesnį laikotarpį, kurį tu sukaupiai? Kai dirbau Barclays, aš juokdavausi, kad savo performance review turi pasiruošti, vat kaip eitum į teismą. Ir ten savo breglis buvo must, kur aš nueinu gintis prieš savo vadovą, ką aš padariau prieš metus ir aš turiu tiesiog atsinešti visus savo darbus. Ir tuo metu, bent jau nežinau, gal tarkime tas skyrius, kuriame aš dirbau, nenoriu sakyti, kad ten visur pas visus buvo taip, bet buvo norma ne, kad vadovas yra suinteresuotas, bet jeigu aš noriu, tai aš atsinešu ir sakau, hei, žiūrėk, aš padariau šitą, čia buvo toks impaktas, anoks impaktas ir taip toliau. Ir mane kaip juniorą tai išmokino labai daug, tokio, kad aš turiu būti suinteresuotas ir aš esu tikrai tikėtoja šito dalyko būtent iš atsakomybės pusės. Vėlgi, kad atsakomybė yra mano pusėje, ką aš padariau. Ne mano team leadas turi lakstyti man iš paskos ir žiūrėti. Aišku, jisai tikrai pagal mano išsakytus norus, aspirations, tarkim, būtų gerai, kad nurodytų kažkokias progas, bet šiaip taip. Tik reikėtų atskirti gyrimąsi nuo pasidžiaugimo. Nes kartais tai nueina į tą kitą kraštutinumą. Pažiūrėkit, koks aš esu saulytė, kur ten tų saulės spinduliukų nebūtinai jie tokie kaitrus, dideli ir spalvingi, bet žmonės labai užsisuka tame, tai irgi tokio reality check. Bet mano galva, tokį sąrašą tikrai yra labai verta turėti, reflektuoti, kas buvo gerai, kas buvo blogai, iš to išsinešti pamokas ir kartu kartais tikrai būna tų dienų, kada nesijauti darantis kažkokio pokyčio, dar kažko, tai tą sąrašą pasižiūri ir atsispiri. Manau, viena vertus tai dėl tiesiog įsivertinimo rinkoje, ar ne, kad aš tobulėjau, aš augu, ką aš padariau, iš žmogiškosios perspektyvos ir kartu tikrai iš to, kokios tos mano razinkos, kiek jų yra ir kokio jos čia dydžio ir saldumo įsivertinti. Jo, ir man patiko, kad nebūtinai vadovas gali tą laikyti ir daryti, nes, pavyzdžiui, iš vadovo perspektyvos aš galiu pasakyti, kad jeigu turiu kokius 8 arba 10 reportų, tai aš tikrai jų visų neprisiminsiu. Ir jeigu mes kalbam apie kokius metus, tarkim, arba ketvirtį, tikrai neprisiminsiu visų gerų dalykų, kurie jie kontributinė yra, ką jie yra padarę, tai tas brag listas, ir jeigu tu ypač pats pasirūpini jo, kad jis būtų užpildytas ir jį turėtų, tai būtų naudingas. Tikrai, ir jisai gali atnešti, kaip ir sakai, motivaciją pačiam, taip pat galbūt motivacija ne tai, kad kiek visko pavyko nuveikti, bet taip pat, hei, man dar reikia daugiau, norėčiau jį papildyti. Ir tada motivacija, gerai, ką čia dar galiu nuveikti, kad galėčiau įdėti į tą brag listą. Bet ir taip pat vadovai, tai būtent per tos pokalbius, kai vyksta tas atlyginimo vertinimas, irgi turėti tą atsispirti, tą tokį sąrašą dalykų, kuriuos tu tikrai prisiminsi. Ir dar netgi, kur esu matęs, kurį naudoja, tai promautinimui. Tai ne tik tai atlyginimo pakelimai, bet, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie promautinimą į kažkokią specialybę, aukštesnę rolę, tai mes jau kalbam ne apie 1 metus, galbūt 3 metų laikotarpį, ką tau pavyko nuveikti, kad tu esi vertas, nežinau, senior. Tokį sąrašą galvoju laikyti irgi būtų labai sudėtinga, tai turėti kažkur tai apsirašius, tai kad ir sąrašiuką, tai tikrai padėtų. Šiaip kalbant apie tokius kaip cheat-sheetus iš vadovo perspektyvos, aš esu pasidariusi tiesiog kiekvieno darbuotojo OKR šytą. Kiekvieno darbuotojo OKR tikslai ir kaip jie keičiasi kiekvieno OKR. Ir tada labai gražiai atsidarius matosi augimas, ką žmogus veikia ar ne prieš metus laiko, kokie buvo jo OKR, apie ką buvo ir kaip jie keičiasi. Tik tai man kaip vadovai dar tai yra tokios agendos behind, kur jeigu kažkoks feedbackas išlenda ar ne, kad galbūt ten underperformina, overperformina, dar kas nors atsitinka, ypač jeigu underperformina, tai būna toks plak, aš tą atsidarau sąrašiuką, pasižiūrim, aha, tai kiek laiko tu sakai, kad jam negerai, ne? 3 mėnesius. Bet žiūrėk, kokie yra visi šitą įgyvendinti. Aš dar paprastai pasiprašau bent 2 feedbackus iš skirtingų žmonių. Tai irgi būna labai geras rodiklis. Arba žmogus auga ar ne, ir tada, jeigu ir kažkam šiandien yra bloga diena, tai padeda žmogų išlaikyti toj pozicijai, kuris yra, nepaisant, kad kažkam yra bloga nuotaika. O kartais to būna, tai tikrai tokį sąrašą kažkokį turėti verta. Ar tai yra kartu su vadovu, ar tai yra tik tai vieno pačio. Tik gal aš dar noriu biškai pareflektuoti, kad tada Barclays, tai aš buvau labai pikta, kad taip yra. Nes man atrodė, kad aš turiu būti savo vadovo įdomi, jisai turi sekti ir domėtis ir kai aš kažką tyliai padarau, tai visi turi pastebėti, nes aš tai sėdžiu čia per kančias darau, kad ir tyliai nesigiriu, nes aš tai,
gera, drovi darbuotoja ir vat nieks nepamatė, kad aš padariau. Yra vis dar daug tokių žmonių, kurie tikisi, kad kažkas eis, pamatys, kad tas geras darbas savaime kažkaip pasklis ir tikrai dažnai taip neatsitinka. Man patinka ta, kai tu sakai, kad reikia paimti savo rankas, būti pats savo sėkmės kalviu, nesitikėti, kad vadovas tave iškels, ar ten, kad pasiseks, kad vadovas ten geras bus, negali to tikėtis, bet tu gali paimti savo rankas ir pats pasidaryti tą dalį. Tai labai geras patarimas, toksai empowering. Ir čia, žinai, define, kas yra geras vadovas, nes ar aš tuo metu savo vadovę džiaugiausi? Tikrai ne. Bet dabar, jeigu galėčiau atsukti laiką atgal, tai aš tikrai padėkočiau už tai. Netgi ir su komanda, tai mes buvom, kaupiau visą sąrašą dalykų, ką mes įgyvendinom per metus ir vėliau tada jau sezoną uždarėme per kalėdas, jau ten jau prieš išsiskirstant, praėjom per visą sąrašą, tiesiog tokias skaidrės, ten bum. Ir iš tikrųjų buvo labai daug žmonių, kurie pamiršo, ką mes iš tikrųjų nuveikėm. Ir buvo labai toksai geras momentas tiesiog praeiti sąrašą dalykų, ką mes padarėm kaip komanda. Nors atrodo, tuo metu dar nebuvom didelė komanda, bet tiesiog daug pavyko visko nuveikti. Ir tiesiog prisimeni ir tada tu tiesiog jau į kitus metus ateini toks jau pakylėtas. Tikrai sėjim ir dar paskui atsiranda, kur jeigu pasižiūriu, kas buvo prieš 2 metus ir palygini ir net nesitikė, atrodo, tai jau, ta prasme, čia rimtai, mes kažkada ten operavom tokiais greičiais, ten turėjom tiek bugų, dabar atrodo nebeįmanoma. Tai tikrai yra labai, labai smagu pasidžiaugti to progresu. Bet šito vietoje nežinau, iš tikrųjų, Nikolajau, kur dėti, nes sakau, toks biški riski, jeigu tai tampa pritempinėjimu. Žinai, kad tas breglistas tampa, kur tipo, čia kažką biškį nuėjau, išsprendžiau, bet tai man labai svarbu. Kita vertus, pasidžiaugimas. Tai jeigu jį protingai naudoti, aš manau, kad tikrai pinigų maišelis. Jeigu jau tai tampa truputį iškreipta, tai jau tada, gali būti cringe. Tai tarp dviejų, ne? Per viduriuką. Ne pati geriausia strategija, bet ir netokia. Labiau ant pinigų maišelio. Labiau, gerai. 2 out, 28. Gerai. Idėjos, kurios padėjo uždirbti arba sutaupyti. Čia irgi, man atrodo, pradžioj minėjai, kad į tą braglist arba vienas iš tokių reasoningų, kodėl tu esi, tavo tas duonos kepalas yra vertingesnis šiais metais, tai yra tiesiog pabrėžti vietas arba momentus, kai tu padėjai sutaupyti arba uždirbti daugiau pinigų. Nes tai yra grinai tas, kas tau padėjo įnešti tos vertės. Vienareikšmiškai taip. Ir dar sakyčiau, kad tai yra gerai ne tik atlyginimo kėlimui, bet ir bendrai dažnai, bent jau patys, kiek sugalvoja situacijų, tai yra ir iš tos pusės, kad gali paprastai pasimatuoti ir įvairias sritis, įvairias specialybės, tarkim, ar ne, ir tai turėtų būti gerai ne tik tai atlyginimui per se, bet ir augimui. Nes paprastai, jeigu jau taupai lėšas, tai tada turi kažkokią iniciatyvą, jie lydini nuo pradžių iki galo, su managing stakeholders, tai kartu su tuo ateina ir daugybė soft skillsų, kurie irgi papuošia žmogų. Visame kame turi būti kainos kokybės santykis. Kainos turiu omeny plačiaja prasme, kur kiek aš įdėjau efforto, inputo, tai gali būti ne tik tai piniginė prasme ir kokia vertė iš to išeina. Kiek aš įdedu ir kas iš to gauna. Ir va ten tada padeda ne golden platinti, kur nereikia, nedaryti kažko, kas iš tikrųjų nekuria vertės. Ir kartais, kai pagalvoju, nedarimas to jau yra gerai, jau yra gera pradžia. Ir paskui vis tiek tau padeda ne tik tai atlyginimą paskelbti, bet ir dar judėti į tą aukštesnę rolę. Taip, seniority kelią, vienareikšmiškai. Taigi, kur dedam? Tai paprasta, pinigėliai. Pinigėliai. Tai šios strategijos bus ne vien tik tai apie tai, kaip pasikelti atlyginimą, bet tiesiog aplamai, tiesiog pajamas pasididinti. Tai kitas yra referalai. Ar verta tau investuoti tavo laiko, ieškoti, padėti, prisitraukti arba promautinti įmonę ir užsidirbti per referalus? Čia vat apie mane turbūt ir sąžiningumą, kad referinti reikėtų žmogų, kurį pažįsta, žinai ir su kuriuo nori dirbti. Jeigu sąžiningai ar ne, ir tada jeigu tai dar ateina su bonusu, tai yra vieni pliusai. Bet tikrai žinau žmonių, kurie pitchina LinkedIn'e, tada referina ir iš to bando dasidurti. Tai manau, long termu tai gali pakenkti. Jeigu referini neaišku ką, tai tada natūraliai, kaip pasakyti, devalvuoja savo nuomonę.
Nes jeigu tu referini žmogų, kuris paskui paaiškėja kaip tikrai niekaip nefit organizacijai, tada nenori atsiranda ir kvestionavimas kitų dalykų. Jeigu tu, reiškia, čia nesusigaudai šitam topike, tai galbūt tu nesusigaudai ir kitam topike. Tai aš sakyčiau, kad truputį atsargiai su šituo reikėtų. Bet jeigu tu turi platų networką ir tu supranti, ko reikia, tarkim, kažkuria įmonė ar ne, koks čia yra tipažas žmogaus, tinka, netinka, tai tikrai žinoma, taip ir sveikintina. 50-50? 50-50. 50-50. Nu, kaip greit judam per. Metiniai bonusai ir opcionai. Priklauso nuo įmonės, priklauso nuo galimybių ir priklausomai nuo kas tam žmogui įdomu. Nes tarkim, ar jeigu yra metinis bonusas, ten vadinamas 13 atlyginimas, tai tada jį turėtum natūraliai pasidalinti per kitus. Ir tai dar klausimas, ar visada įgausi, nes paprastai būna ten blogesni metai, tada nebemoka arba moka mažesnį ir taip toliau. Tada koks klausimas dar, ar ne? Nes ar aš galiu gauti, ar tiesiog, kad tai yra kaip papildoma motyvacija darbuotojui? Kaip strategija, tai jinai tokia būtų, kur sunku rekomenduoti, nes tai ne visada nuo tavęs priklauso, nes tai gali būti organizacijos lygmeniu, arba jeigu tai yra departamentinis, tai kažkokie tikslai, kuriuos galima pasiekti arba nepasiekti, tai sunku vienam galbūt žmogui tą įtakoti, kad ir koks tu geras būtum specialistas, kad ir kiek tu stengtumėsi. Yra kai kurios projektiniai, kur projektą užbaigus gauni bonusą, tenais galbūt gali daugiau prisidėti ir nuo jo sėkmės, bet tai yra sudėtinga rekomenduoti. Tai būtų toks nice to have, kad jeigu aš atėjau dėl tam tikrų kitų priežasčių, bet aš taip papildomai gaunu galimybę gauti bonusą arba opcioną, aš tą pasimsiu ir galbūt man tai įeis naudą, bet kaip strategija tikriausiai labai sunku būtų ją rekomenduoti. Aš vis tiek norėčiau pasižiūrėti giliau, kodėl taip yra, nes vėlgi, jeigu žmogus patobulėjo, tai aš labiau būčiau už tą pusę, kad tada jau aš ir moku kiekvieną mėnesį už tas razinkas atsiradusios, o ne fainai, bet tau vieną kartą mes davėm ir tada sėkmės vėl dirbti, tik jau dabar šauniau, geriau, vėl už tą patį atlyginimą, tai nuoširdžiai man tai netrodo labai sąžiningai. Opcionai kitas klausimas, vėlgi, ar ne, jeigu įdomu, jeigu smalsu, jeigu tiki, kodėl ne, tikrai gali motyvuoti, bet vėlgi tai turėtų vis tiek ateiti ir su kitais dalykais. Aš sakyčiau, čia toks kaip ta vyšnaitė ant torto, šalia kitų dalykų, kaip toks jau ekstra dalykas ateinantis, tai galbūt labiau gal iš korpo pasaulio, kur tie exceptional employees gauna tokį kaip dar papildomą paskatinimą, ypač kai įmonės turi kažkokius atlyginimų rėžius, per kiek jie ten gali, ne visi turi tą laisvę pakelti atlyginimą taip greitai, taip lengvai, tai tokiu atveju tikrai bonusai gali iš dalies spręsti tą įmonės politiką ir apeiti ir parodyti, paknowledžinti, padrasinti tuos extraordinary žmonės, kad hei, aš tave matau, keep doing, ir tada mes čia pabandysim paderinti, kad tu gautum savo tikrąjį tą įvertinimą. Tokiu atveju taip. Bet bendrai kaip bendroji praktika, tai aš sakyčiau labiau ne. Tai kur tada dedam? 50-50 ar labiau ne? Kažkur tarp 50-50 ir ne. Vėlgi, ar ne, jeigu dirbi tokio įmonėje, kur nėra kito būdo, tai tikrai yra, kodėl ne? Vėlgi, aš tobulėjai mane pamato, tai yra vis dar geriau negu nieko, bet jeigu sąmoningai tiesiog ieškoti, tai man atrodo, kad galima surasti, kur yra paprasčiau ir geriau. Tai jeigu turėtum tokį pasiūlymą dviejose įmonės ir tarkim jos tavo abidvi patinka, ne? Ir viena turi bonusus arba opcionus, o kita šiek tiek didesnį atlyginimą, bet neturi to opcionų ir bonusų. Kiek tas didesnis atlyginimas turėtų būti, kad tu galėtum svarstyti, žinai, ar verta ar neverta? It depends. Vėlgi nuo to, kiek aš esu hungry, humble ir smart, ir kiek aš turiu ambicijų ir kur aš matau augimo galimybės. O galbūt atvirkščiai, aš jau prisibuvau hungry ir smart ir dabar aš noriu poros ramių metų, tai galbūt korpo variantas skamba visai gerai. Aš labiau žiūrėčiau per tą perspektyvą, kiek iš manęs tikisi ir kiek aš noriu, ir tada, kuo aš labiau tikiu, labiau per tą prizmę, ir man atrodo, kad tada tie pinigai ateina natūraliai. Jeigu aš pasirenku tą variantą, kuriame aš jaučiuosi gerai, aš thrivinu, aš augu, tai tada tie pinigai ateina savaime. O jeigu darai tik tai money driven decision, tai labai retai kada pasiteisina. Čia geras patarimas ir iš tikrųjų pagalvoti, gal tai neturėtų būti pirmasis kriterijus
net ir antrasis, trečiasis, netgi ne trečiasis kriterijus, pagal kurį išsirinkti. Gerai. Sekantis. Full remote 2 įmonėse. Čia yra tas košmaras, turbūt, kurį visi išgyveno per COVID-ą. Nežinau, manau, kad tikrai, jeigu yra klausančių vadovų, tai tikriausiai turėjo turėti bent vieną darbuotoją, kuris tikrai sugalvojo padirbti per 2, jeigu ne 3 vietas vienu metu ir pahaslinti. Atrodo, ir netgi terminas overemployed. Okay. Tai čia yra netoks mažas fenomenas, jeigu jau yra, žinai, pavadinimas. Aš jaučiuosi geriau, ačiū. Taip. Kad ne man vienai taip atsitiko tokius turėti. Nežinau, kas turi atsitikti gyvenime, nuoširdžiai, kad pasirašyti tokią nesąmonę. Tai yra visiškai short term. Jeigu esi Lietuvos rinkoje, kuri yra tikrai labai nedidelė, networkingas yra nedidelis, tai apie tavo tokį poelgį labai greitai žinos visi. Ir tada susirasti darbą, susirasti kažką, kas tavim tiki, tampa labai sunku. Tai mano asmeninė nuomonė, tai yra didžiausia nesąmonė, kurią galiu padaryti, unless, vėlgi, yra, tarkim, kažkokių specifikacijų, kur ten galbūt bet tai bus ne full employed, ar ne, kur aš galbūt kažką dar darau ten savo, tarkim, ar ne, ir dirbu full time. Bet 2 full time aš neįsivaizduoju. Aš kaip darbuotojas, ne, pagalvoju, kad aš čia savo darbus galiu padaryti per 3 valandas ir niekas manęs nekvestionuoja. Ir tada aš susirandu antrą darbą, kur manęs lygiai taip pat nekvestionuoja ir aš tada gaunu 2 atlyginimą už panašų darbą, gal 10 valandų. Gerai, per 5 valandas padarau 8 valandų darbą. Tai ir kai kuriem gali tai atrodyti kaip tikrai patrauklus variantas. Iš mano patirties, ar ne, tai tada vis tiek kažkas klešina. Stand-upai klešina, ar retro klešina, arba kažkur prireikia žmogus offline darbo metu, nors kaip ir turėtų būti, neatsiliepia, nekelia. O dar, pavyzdžiui, tarkim, iš COVID laikų, tai tu galvoji, gal jis jau ten miršta ligoniniai. O paaiškėjo, kad jis tiesiog buvo kitam retro ir negalėjo atsiliepti. Yla išlenda tikrai iš maišo, nebent, tarkim, jūs susiranda ten kažkokią tikrai įmonę, net nelabai įsivaizduoju kokią. Korpą. Megakorp. Not sure, ypač mūsų, tarkime, galbūt kažkoks kitoks darbas, bet, tarkim, QA, tai, paprastai tikrai yra tikimasi to responso greitai, yra įdomu, kada padarysi, ką radai, tai tikrai sunkiai įsivaizduoju ir manau, kad tai tikrai on the long run, net nežinau, ar tikrai long, net on the short, overworked, vėlgi tobulėjimas, koks tobulėjimas, tik savideginė, tai ir ateities perspektyva yra nekokia, streso daug ir miegoti su tuo reikia dar, ar ne, su tą mintim, koks aš žmogus. Tai still visiškai nerekomenduoju. Tikrai pabrėšiu tą streso dalį ir tą tokią vertybinį pamatą, kad jeigu tam pasirišti ir tada bandai išsisukti, tai tu turi daug meluoti, daug išsisukinėti, daug kažkokių atsikalbinėjimų arba kažkokių pasiteisinimų galvoti, tai yra toks gyvenimas, kuris neteikia labai daug malonumo. Skamba kaip, kad kalbi iš patirties. Nebent jeigu šitą skaitysi kaip antrą darbą. Jis nepanašus į full time, gal į hustlą labiau, bet... Tai šitą prie blogų strategijų, kurios tikrai nerekomenduotume. Judam prie kito. Paprašyti padidinto atlyginimo prieš prisimant papildomas atsakomybės. Papildomas atsakomybės, gal ir papildomas atlyginimas prie to pačio. Aš turiu stiprią nuomonę apie tai ir aš visada sakau, kad tai turi būti proved, demonstrated history of new skills. Va dėl ko ir ko klausai, kai ten mėnesiukas prieš metinę peržiūrą nepaeina, nes jeigu aš turiu naują skillsą, aš turiu jį ne tik įsivaizduoti, kad turiu, ne tik tai 2 savaitės pafeikint, bet iš tikrųjų jį turėti. Aš esu iš tų žmonių, kur ir bendrai, tarkim, kiek ir keičiau darbdavių, stengiuosi palaikyti tą pačią praktiką, kad tas skillsas turi ateiti ir jisai turi jau kurį laiką būti. Tai gali būti ir 4. Tinka, ar ne? Ir tada mes galim tikrai peržiūrėti atlyginimą, sugalvoti, kokia čia yra pakilusi ta vertė. Ir tai sukuria darbuotojui lygiai taip pat erdvės, kur žiūrėk, jeigu man nepaeis, it's okay, I can go back. Ir tikrai būna su tam tikrom naujom atsakomybėm, kur aš pati esu mačius istorijų, kur went wrong, kur ten žmogų pakėlė pareigose arba davė team lydo pareigas
Ir tuo metu jis jų labai norėjo. Žinai, kaip aš sakau, Lietuvoje visi nori būti direktoriais. Ir labai nesiseka tam žmogui, ir jam nepatinka, žiauriai, bet jis jau tapo team lydu. Ir viskas. Ar yra kelias atgal? Nebelabai. Jau tada priklauso nuo mano sąmoningumo ar maturity, ir tada jau atvaikšto vargšai ten per tos skyriukus, per dar kažką, ir duoda jam vis tiek to žmonės lydint, nors jie to nekenčia iš tikrųjų. Tai labai yra sveika palikti tos erdvės, kur jeigu tu pajauti ir tas žmogus pajautė, kad liktų tos step back, kad žmogus galėtų sakyti, ne, va čia pasibandžiau, ačiū Ilona, bet never again. Aš esu beje taip irgi sakius, kai man siūlė kažkada prieš daug metų lydint ir sakau, Dieve, ne jau, aš tai tikrai žmonių neatlydinsiu, net neduokit. Iš manęs vadovas juokės ir sakė, Ilona, pakalbėsim po 5 metų. Tai prireikia berods 3. Tai vienas dalykas galbūt sąmoningai kartais pasakyti, ne kitas dalykas, jeigu pabandėjai, nevažiuoja, netinka, tai va turėti tą galimybę ir pasibandyti kitas pusės, nes yra tikrai judėjimo horizontaliai kitų skilsų, kur galbūt lips ir tiks, ir tada per ten pasikelti tą vertę ir tada atlyginimą. Tai realiai, jeigu tau siūlo kažkas tai papildoma atsakomybė, kaip gali būti team leadas, arba koks project leadas, arba atsakingam už kažkokią ten iniciatyvą, tai nėra pati geriausia vieta, kai jau, tai atlyginimą, jeigu pakelsi, tada ir imsiu. Reikėtų išbandyti, įrodyti ir tada jau gali prašyti. Taip, vėlgi turbūt priklauso, kas žmogų motyvuoja. Kai esi tik money driven, tave sunku motyvuoti, nes pinigai yra labai laikinas toks vaistas ir aš esu tikėtoja, kad pinigai turi ateiti po to. Tai prasme, kad man turi būti smagu, įdomu ir pinigai ateina kaip pasiekmė, iš mano patirties bent jau, ar ne visada ateina kaip pasiekmė. Tai prasme, tai nėra taip, kad aš pasiėmiau, padariau ir man nieko už tai nebuvo. Ar ne? Aš vis tiek gavau kažką, kas yra, jeigu ne čia vertinama, bus vertinama kitur. Jeigu aš tiesiog imu vien dėl to, kad duoda pinigų, tai išsigalioja greitai, tampa nebe faina ir nebedžiugina. Tai lygiai taip pat, jeigu pasiūlo naują darbą, naują additional atsakomybę, skaiti žiauriai faina, pabandom ketvirtį, po ketvirčio tada norėčiau peržiūrėti ir atlyginimą. Ir jau vadovas tada sunkiai pasakys ne. O jeigu tu iš karto sakysi, tai tada jau ten taip visaip gali būti. Tai čia toks kaip patarimas, kad iš anksto sutarti, kad gerai aš tą prisiimu, bet tada mes pakalbėsim po ketvirčio, turiu lūkestį, kad sėkmingai atliktas tas darbas, papildomai man atneš didesnį atlyginimą. Taip, nes tu ateina nauja atsakomybė, nauji reikaliukai, taip, darbo valandos, tai tada aš tikėčiausi taip, po ketvirčio peržiūrėjimo. 50-50, tarkim, jeigu mes ją pamodifikuojam, kad reikia išsakyti savo lūkesčius vadovui, kad su tą atsakomybę sėkmingai gyvendinta, tu tikėsi ir didesnį atlyginimą, tai reikia, bet nebūtinai iš karto prašyti, kad ne, iš pradžių duokit pinigus, tada pradėsiu daryti tą darbą. Taip. Taip, gerai. Tai pamodifikavus mes sakom, kad čia yra 50-50. Overtime. Aš pati esu užlipusi ant šito grėblio, tai short termų fainai. Manau, tikrai labai geras dalykas projektinėje įmonėje, bet projektinėje su ta sąlyga, tarkim, ten projektas trunka metus, 1,5 metų ir po 1,5 metų ten, tarkim, tu išeini į kokį hypercarą ir tada turi morką. Aš kaip sakydavau savo būtinai, pasikabink morką. Tai reiškia, kad aš po to išeinu kažkokiu atostogų, recharge'o savaitį 2. Tai tada žinau dabar, kad yra laiko tarpas, kai pavarysiu, bet tada pailsėsiu. Ir bendrai aš manau šitą vietoje, kai dirbi Scrum'u, Agile'u, jau čia yra rizikinga, nes nebėra to sense of achievement, kai dirbi ir tas yra, kur atrodo incremental, on one hand turi mažiau streso, on the other hand tas toks, visą laiką sukiesi, visą laiką nespėjai, lūkesčiai auga, ir jeigu dar pradedi overtimint tame, tai taip, galbūt kažkurio laikotarpiu pinigų uždirbsi, bet paskui sumokėsi terapeutui panašiai. Sakyčiau, protingai galima, tai aš natūralu, bendrai imant, kad mano overtimas turėtų kainuoti, jeigu aš overtiminu, ar ne, tai aš turėčiau už tai gauti kažkokį papildomą atlygį, jeigu taip atsitiko, ar ne, bet on the long run tai tikrai nerekomenduočiau. Su saiku, ne per daug, bet ir taip pat ne per ilgą laikotarpį. Čia toks irgi, galbūt nesuplanuosi tu jo, nebent ieškosi įmonės, kuri turi tą ir apmoka overtime, bet jeigu pasitaiko, tai galima apsvarstyti. Ne? Gali labai sąmoningai įsivertinti. Tarkime, mano vienas iš darbų buvo migruoti bankus, kai dirbu Danskei, migravom Danskė Lietuvą, Danskė Estija, Danskė Latvija. Tai natūralu, kad tu banko nenumigruosi darbo dieną, darbo metu.
ar ne, ir dėl tam tikrų ten reguliacijų, tu žinai, kad tu privalai migruoti tą datą ir ne kažkokią kitą, tu turi išsiuntinėti klientam laiškus, visą kitą, žodžiu, įsipareigoji, kaip tik tai gali, jau įlipi, there is no way back, tai tada natūralu, kad visko būna. Jau tu ten tada dirbi tiek, kiek reikia, nes tai datai turi padaryti, lygiai taip pat išsirenki ten kokias joninės, Velykas, Kalėdas arba dar kažkokią datą, kur būna nedarbo metas daugeliu žmonių, kad kuo mažiau būtų efekto klientui ir tada vyksta ta didžioji migracija. Kai dirbti panašaus darbo, tai jau tu įsivertini, kad tavo overtime bus ir taip, tai tikrai prideda atlyginimo. Prisideda prie tavo pajamų ir gali nusimatyti, kad dabar aš per mėnesį, tarkim, gaunu tiek ir tiek, bet ten bus rehersalai, bus dar kažkas ir tas atlyginimas tikėtina padidės. 50-50, man toks Taip, pagal galimybės, turbūt. Pagal galimybės ir norą. Extra benefitai, nepiniginiai, tarkim, įmonės automobilis, daugiau atostogų. O tu čia turi minty, kad aš čia kaip motyvacijos sistema darbuotojų, kur tarkim, jeigu aš gerai dirbu, tai tada man duos įmonės automobilį arba duos daugiau atostogų, ar čia tiesiog jau geriau, nes man čia labiau skamba kaip darbdavio pasirinkimas sąmoningai, ar ne, negu kad po to, jeigu jau įmonė kaip strategiškai sako, tu čia padirbk ir mes to duosim daugiau išeiginių, skamba fishy. Nes vėlgi čia toks jau kaip ta vyšnaitė nebent, parodyti, kaip sakiau, tiem exceptional žmonėm, kur pavarėjai ir mes matom, vertinam, tai galbūt taip. Ir tada, vėl renkantis darbdavį šitą reikėtų jau apsižiūrėti. Kaip pavyzdys, jeigu ateini į įmonę ir ten pradirbęs kelis metus ir ten, tarkim, jie sako, negalim tau pakelti atlyginimą dėl tam tikrų priežasčių, gal galima tiesiog susitarti, kad tiesiog tas pats atlyginimas, bet galbūt kiekvieną penktadienį tu 3 valandom arba 2 valandom anksčiau baigi darbą. Tiesiog toks, kaip ir tu mažiau valandų dirbi, bet toks kaip ir benefitas. Siaubas. Siaubas. Pakomentuoju. Tai vėlgi, jeigu aš kaip žmogus noriu tobulėti, augti, kažką išmokti, daryti, išlikti aktualus rinkoje ir mano darbdavys sako, hold your horses, ir ne, fainai, bet mums tavo darbo net visos dienos nereikia, tai man tikrai skamba kaip red flagas. Kaip darbdavio pasirinkimo perspektyvos, tai pati esu turėjus pavyzdžių, kur viena labai stipri gera apėmė, ieškojo darbo, jai labai patiko įmonė, bet įmonė negalėjo mytinti jos atlyginimo lūkesčių ir galbūt jinai buvo kažkiek ir overqualified. Bet žodžiu, jie jai labai patiko, jinai matė, kokį jinai ten gali padaryti vertę, nebeatsimenu, bet jie kažką darė gražaus ir gero, prasmingo ir jinai labai norėjo jam padėti. Tai sako, žiūrėkit, aš tada tiesiog pas jūs dirbsiu 4 dienas per savaitę. Ar ne, ir jūs už tas 4 dienas sumokat, o aš penktadienį turiu savo mindful day, ar ne, visą laiką learning day, jinai galėjo savo tai leisti, ar ne, ir jinai taip dirbo. Kažkurį laiko tarpą ir tai buvo, sakyčiau, toks mutual agreement. Bet kaip long term, vėlgi sunkiai įsivaizduoju, būtent dėl augimo, čia galbūt kaip tik, kai pasiekė jau tokį lygį, kur kaip tik gali geriau kitus pamokinti, paauginti ir ateina tas noras kitus paauginti ir pamokinti, tada taip. Bet jeigu esi pradedantysis, norintis įsitvirti rinkoje, išmokti, suprasti daugiau, tai man čia tikrai yra red flag. Nebent tą laiką išnaudoja tobulėjimui, kuri pats susikoordinuoja, ką tu nori tobulėti. Taip, arba pačio atveju, ar ne, jeigu, tarkim, taip puiku, aš eisiu rašyti podcastų, užsiimsiu kitą prasmingą veiklą, šviesiu visuomenę. Jūs nieks už podcastus nemoka, tai reikia bent jau kažkokį benefitą susigalvoti. Teisingai. Labiau ne. Extra benefitų labiau ne. Jeigu čia tokie ekstra benefitai, tai. Kokie dar gali būti nepiniginiai benefitai? Tarkim, draudimas, tarkim, sveikatos draudimas. Čia toks jau. Bet irgi, bet tai yra, arba duodi visiems, arba neduodi. Tada flagina apie įmonę, kur taip pat tu underperformini, tai tu čia pas gydytoją lauksi eilėj, o tu tai gali nueiti laiku ir greitai. Tai. Ne, labiau ne. Jeigu nori, gali biškį patemti, jeigu. Nesismulkinsim. Čia nėra tiek vietos, yra tik 5 kategorijos. Padarėm 5 iš 3. Sertifikatai. Ar sertifikatai tau gali padėti pasikelti atlyginimą? Priklauso nuo įmonės. Ypač įmonės projektinės, kurios dirba su viešuoju sektoriumi,
tai natūralu, kad tu specialistą gali parduoti už brangiau arba į kai kurias pareigas iš vis negali to specialisto parduoti, jeigu jis neturi tam tikrų sertifikatų. Natūraliai tos pareigos kainuoja daugiau, taigi ir aš galiu daugiau gauti atlyginimą. Tai tokiu atveju vienareikšmiškai taip. Kitur, kur tų sertifikatų nereikia, arba būna taip, kad tie sertifikatai aiškina, kad mes dirbam vienaip, o įmonė dirba kitaip, tai aš tuos sertifikatus tokiu atveju žiūriu taip, kad tai rodo žmogaus norą mokytis, skill and will, labai stipriai, nes visgi jeigu nori pasiruošti sertifikatui, tai yra darbas, tu turi iškalti, išmokti, išsižiūrėti, pasibandyti, irgi tai netgi nebūtinai aktualūs dabartiniam darbui dalykai, taigi sunkiau ir releitinti, tai jeigu žmogus nuveikia šitą darbą, aš pirmiausiai vertinu tą effortą ir kad žmogus gali, reiškia, norėti mokytis ir išmokti, nes ne visi mes visgi mokyklą pabaigę nori mokytis ir turim valios mokytis, tai man sertifikatai labiausiai yra apie žmogaus pasiryžimą. Grįžtam prie demonstrated history, savaime tai nieko neįrodo ir tiesiog už tai, kad išsilaikys sertifikatą, kelti atlyginimą atrodo rizikinga, kai vėlgi neaišku, ar tas sertifikatas atnešė kažkokios naudos, ar aš nuo to dirbsiu geriau, pamatysiu geriau, bet nuoširdžiai tai tikrai nemažai tų sertifikatų pamokina. Tikrai gerų test-case'ų rašymo, ar ne, logikos, kai kada tikrai žmonės, ypač tie, kurie keitė profesijas, jie nelabai pagauna bendrai, kaip parašytos programos, kodo dalykų, ar ne, tai tikrai išmokina, kokių input fieldų testavimo, kaip pasiskaičiuoti, tai kiek tų test-case'ų reikia, tokio optimalumo, kur irgi, kaip sakiau prieš tai, kad kartais tam tikrų dalykų nedaryti jau yra gerai, ir kartais iš nežinojimo, iš baimės, aš prisirašau 5 test-case'ų, nes vdruk, taip, ir tada nueinu į kokį ten advanced analyst, pasiskaitau ir man paaiškėjo, kad pasirodo, aš viską galiu išsitestuoti 5 test-case'ais, 5 scenarijais, aš pasidengiu viską. Tai it depends, kiek aš išsinešu, nes aš galiu iškalti nesuprasti ir išsilaikyti, ir tada neišeis man parašyti tų 5 test-case'ų. O jeigu aš išmokau, supratau, prisitaikiau, tai yra labai šaunu ir tada aš sukuriu daugiau vertės. Kai kuriuose įmonėse netgi tobulėjant, augant, laiptelis lipant, tarkim, kurios turi ten level 1, level 2, sertifikatas yra privalomas įrodyti, kad tu kaip specialistas tobulėjai. Tai tokiuose įmonėse tikriausiai sertifikatas tiesiogiai koreliuoja su tavo atlyginimu. Ir taip pat, kaip minėjai, kaip dalyvauja, kur konkursuose dalyvauja įmonės ir kuo daugiau specialistų sertifikatais, tu jiems yra lengviau laimėti konkursus arba turi daugiau balų. Dar žinai, kur gali paveikti, jeigu tavo vadovas yra netestuotojas, jam labai sunku tave įvertinti, bet tarkim, jeigu jisai pamato sertifikatą, tai universally pripažintas, tai tikriausiai tikėtina, kad irgi gali lengviau jam įrodyti, kad taip aš esu ten geras specialistas, įvertintas. Akredituotas. Tik tai turi pabaigą. Nes toje įmonėje, kai dirbi, taip, tu išsilaikai 3 sertifikatus, 4, ar ne, tarkim, iškaliai, išsilaikai, pasikėliai, tapai ten, tarkim, senior QA, bet tada kažkada tau norisi pakeisti tą darbdavį. At some point in life taip atsitinka. Ir tada jau išorinė įmonė dažnai vertina tave ne tik tai pagal popieriukų kiekį, bet pagal ką tu moki, žinai, ir tą pamatyti yra tikrai pakankamai paprasta. Ir tada reikia persivertinti atlyginimo lūkesčius, job title lūkesčius ir būna labai liūdna. Ir tikrai, ir pati, kai kalbinu žmonės, atrodo, civeka pasižiūri ant paper, ten 3-4 sertifikatai, pasikalbini ir niekaip ne. Tai tiesiog patarimas, ar ne, visgi jeigu mokaisi, tai iš to išsinešti kažką. Tik tai yra liūdna irgi tada, kada reikalauja to sertifikato, bet realybė tu jo negali naudoti, tu išsilaikai ir kind of tą pačią dieną pamiršti. Bendrai kaip tobulėjimo priemonė tikrai yra faina, ar yra paprastesnių, fainesnių ir kurias galima šiais laikais labiau pritaikyti, manau tikrai taip. Ir pigesnių. Pigesnių, nemokamų ar ne, ir taip toliau ir panašiai, bet mačiau, kad atnaujino, neseniai šiais metais atnaujino tą patį Foundationą, nes prieš tai tas kur buvo, tai tikrai, aš nežinau, kiek įmonių dar pasaulyje bendrai operuodavo pagal tą modelį, tai tikrai man neapsiversdavo liežuvis tenai ką nors išsiųsti. Taigi, sertifikatai 50-50? Aš sakyčiau 5-5. Okay. O kaip
į priekį įsiveržė stulpelis. Laukti, kol vadovas pastebės ir pats pasiūlys pakelti atlyginimą. Siaubas. Labai gražu, tikiu, kad yra labai žmonių, kurie įsivaizduoja, vat, kaip aš kažkada, kad vadovas turi domėtis, ką aš darau, pastebėti, o aš tai vat, šitą miela kukli siela tiesiog tyliai darau ir laukiu, kada tie mano darbai kalbės už mane garsiau. Don't get me wrong, tai yra tikrai labai faina, bet manau, kad pasakyti, ką padarei, irgi yra lygiai taip pat faina. Vėlgi, neskau girtis, bet pasakyti ir pasidžiaugti yra smagu ir viską užkrauti ant vadovo man skamba toks biškiau kelią, kur vat aš tai sėdžiu, dirbu, nieks nemato, čia o. Tai toks bendrai požiūris, kur tu tampi problema pats sau ir tada tikrai yra sunku ką nors nuveikti, kai esi problema pats sau. Jau kitų problemų nebegali spręsti, visada su savim sėdi. Dar yra kita problema. Tu nežinai, ar tu teisingai judėjai į priekį. Ar tavo tie papildomi mokymaisi, papildomi dalykai sukuria vertės. Ir jeigu tu su vadovu nepasisinkinsi, tu gali nueiti ne į tą pusę. Ir tada išlauksi metus, 2, nieks manęs nepastebėjo, nors praktiškai tu gal tiesiog ne ten investavai tą savo laiką. Tai jinai, tikrai kaip strategija, tai yra bloga. Ne tik dėl to, kad tu drovus ir nenori ten prašytis to atlyginimo, bet ar ten reikalauti, kad aš jaučiuosi, kad esu vertas daugiau, negu gaunu dabar. Bet tai yra tiesiog nekalbėti apie šitą klausimą su vadovu, tai yra pavojinga. Kvaila. Ir kvaila. Aišku, tikrai, man atrodo, nemažai žmonių, kurie taip daro, jie tiesiog bijo grįžtamo ryšio, bijo suprasti, vat vėlgi jie kažko nemoka, nežino, vat mokinasi ne tą, ar ne, tai yra daug paprasčiau būti, kur aš ten stengiuosi, manęs nepastebi. Nu ir kartu norisi tikrai mesti akmenuką ir į vadovą, nes tiesiog susėdėti lūkesčius, kur žmogus nori augti, yra 5 minučių darbas. 15. Ir tada tu gali žmogui duoti gaires, jeigu yra proga, duoti progą ir viskas susidėlioja. Tik aš natūraliai negaliu tu tikėtis visada gero to vadovo, tai vėlgi, jeigu tu pats paklausi, ar ne, paprašai feedbacko apie save, paskui kur tavo nuomonė, mano stipriosios pusės, jeigu jau nesinori išgirsti tų silpnųjų, tai ir neklaus tų silpnųjų, klausk apie stipriasias ir pagal tai gali vairuoti. O čia nėra toks kultūrinis dalykas, kad kažkaip apie pinigus klausti, kad ten prašyti daugiau pinigų, gal ne visiems yra smagu, malonu, ypač jeigu su vadovu, tarkim, gerai sutarė ir paskui ateina, tai kaip čia dėl tų pinigų? Aš sakyčiau, kaip tik jaunoji karta pirmą nuo pinigų pradeda, paskui nuo skills ir viso kito. Vėlgi, tai galima ne per pinigus, o per atsakomybės patirtį augimą. Ar ne, kas man sekasi, kas man įdomu, kur mano vadovas mato mano stipriasias pusės, į ką tai gali išaugti, vėlgi ar tai yra, nes nepamirškim, kad tie keliai gali būti ne tik tai į viršų, gali būti į šonus, galbūt man įdomu kažkokie dalykai, kitokie ar ne, tai jeigu, tarkim, yra testavimas, galima eiti ir į inžineringą, galima eiti tiek į developerius, tiek į engineering managerius, įvairių augimo gali būti sričių, į analitikus, būna iš vis ten, kas nors susimaišo, išeina iš vis į marketingą. Tiesiog, ir tu gali atėjęs įmonę išsibandyti, priklausomai nuo to, kas yra tavo stiprioji pusė ir kur tu jauti, kad tau sekasi. O jeigu vadovas yra skatinamas nekelti atlyginimų savo komandai, jeigu yra kažkokie KPI, kurie parodo, kad vadovas, jeigu nepakelia atlyginimą, tai jis galbūt kaštus mažina ir taip jis gali, jeigu tu jo neprašysi, nepaklausi, jis gali tiesiog tau ir nekelti, nes jam nuo to yra geresni rodikliai. Todėl visada reikia kalbėti, susidėti lūkesčius, augimo planą. Noriu sutikėti, kad yra ryšys tarp darbuotojų ir vadovo ir kad kažkaip tai turi būti iškomunikuota, ar ne? Vėlgi turbūt labiau kalbėti apie kokius corporate atvejus, kada ten, tarkim, yra keliama tik tai tam tikriem darbuotojam, tam tikram skaičiui, tam tikram procentui. Tai tada taip, natūralu, kad pasiskirsto tai. Tik norisi tikėti, kad tada ir sąžiningai yra įvertinami tie žmonės. Bet tada ir gaunas, kad jeigu tu niekad neprašai, tai tu esi tas patogus, kuriam nekelti, bet tada kitam pakelti. Ir jeigu tu neklausi, tai tikėtina, kad mažiau šansų, kad tavo ir pakels atlyginimą. Taip. Tai labai svarbu yra apie tai pakalbėti ir tiesiog išsiaiškinti tus lūkesčius. Laukti, kol pastebės vadovas ir pats pasiūlys didesnio atlyginimo, yra prasta strategija. Jau po truputį vejasi prastas strategijas. Gerai. Gerų kažkaip nedaug.
Jo, kažkaip reikia, gal blogai sušaflinom korteles. Išnaudoti LinkedIn, pasidaryti presence, brand, pasibildinti save kaip specialistą per LinkedIn, ar tai padės pasikelti atlyginimą? Sunkiai įsivaizduoju, kaip. Kaip specialistui ar, tarkim, kaip vadovai? Nes vis dar turi žinoti dalykus, sugebėti padaryti savo day-to-day darbus. Ir jeigu LinkedIn rašai 5 postą, bet tavo darbai nepadaryti, sunkiai sugalvoja atveju, kad tai dar ir kažkaip padėtų. Nebent, nežinau, įmonė yra koks nors startupas, kur ten kažkokią atlieki vėliavos nešėjo. Čia tikrai būriu dabar iš kavos tirščių, ar ne, kažkokią ten vėliavos nešėjo pareigą. Tai tada ir būna tas toks patogus. Dar galbūt sakyčiau, kaip tik didesnėse įmonėse, kur turi tą vieną šnekantį, besirodantį visur kur, ir tada natūraliai, bet tada vėl sąmoningai turi būti susitarimo reikalas, ar ne, kada tas žmogus turi kažkokį mažesnį workloadą. Bet dažnai tai būna tie tokie spirgalai, kurie būtent yra humble hungry. Ir jiem yra viskas įdomu ir jie tiesiog atsiduria tose vietose, kaip vėlgi pasiekmė to savo smalsumo, žingeidumo ir viso kito. Bet taip, tu esi teisus, būna ir tų atvejų, kur tiesiog labai svarbu jiem būti matomiem ir jeigu jie negauna to darbe, tai tada jie eina į LinkedIną ir tada tą dėmesį susirenka iš LinkedIno žmonių. Bet kad tai pakeltų atlyginimą, aš sunkiai įsivaizduoju. Ar dar aktuali ta strategija, brando ambasadoriai. Ir tada skatina darbuotojus tą daryti, kad iškeltų įmonės žinomumą. Ir tarkim, jeigu ambasadoriauja įmoniai, ar už tai galima tikėtis didesnio atlyginimo? Atlyginimą, manau, ne, bet tarkim, mes renkam taškus, iš tos taškus po to gali pasiimti kažką, ar ne? Tai ten gali būti merčas, gali būti, man atrodo, dar keli daiktai, daiktai kaip daiktai, ar ne, ten, ar smartwatchas, ar dar kažkas, ar ne. Turėjo, man atrodo, ne finansinės Jo, tai va čia naudas. tokie, taip, tai teoriškai prisidėti prie algelės kažkokiu būdu yra įmanoma, bet vėlgi, man atrodo, geras communication teamas, jeigu tu ten pradėsi paustinti bele ką, sustabdys ir sakys, gal tu biškį apsiramink ir pailsėk truputį, jeigu neturi nieko prasmingo, ką papasakoti. Tai jeigu turi tą 1 valandą po darbo, kurią galėtum investuoti, tai LinkedInas nebūtų ten ta strategija, kurią reikėtų išnaudoti. LinkedInas gali būti kaip mokymosi priemonė. Vėlgi, ar ne, sekant įdomius žmonės, kurie dalinas kažkokiu turiniu, nuorodom, ten deda savo tokus, straipsnius, lygiai taip pat, man atrodo, ir mokymai reikėtų pasižiūrėti, kas ten yra. Tai tikrai gali būti. Dar ką galima gero pritempti, tai kaip reflektavimas, ar ne, kur nuėjai kažkokį renginį, dar kažką, ar ne, reflektuoji, ką gero matai, ką išsineši tu, kas yra aktualu tavo bendruomeniai. Mane tai augina kaip specialistą, bet kad, ar mano darbdavys dabar dėl to man turi kelti atlyginimą, ką žin. Tai čia būtų prasta strategija ar tokia tarp 50-50 ar 50-50? Prasta, visiškai prasta, net neverta investuoti. Aš gal būčiau dar čia įdėjęs. Galima biškį įdėti, dėl to, tarkim, jeigu norisi merčo ir norisi biškį pažiūrėti, bet... Šiaip manau, kad jeigu tu investuoji į savo brandą ir jeigu tu turi ką dalintis, ne tai, kad, kaip tu minėjai, tiesiog belenką copy-pasting kitų postus arba ChatGPT paprašai, kad parašytų už tave postą ir tada tiesiog kasdien po vieną postą iš ChatGPT. Jeigu tu turi ką dalintis, tai tu vis tiek pasibildinti savo brandą, tai jis tau vienaip ar kitaip nepakenks, jis tau padės. Ar tai būtų ieškant naujų opportuničių, ar tai būtų ten darbą susirasti lengviau būtų, arba tiesiog parekomenduotų tave kažkas kitas. Taip, aš mačiau jį, ten seku, žinau, pažįstu, geras specialistas, žinau, apie ką šneka. Bet tikėtis, kad tai yra pinigus padėti, tai tokia toliau nuo pinigų padėjo mane mes. Taip, bet sutinku, tikrai sutinku, ką kalbėjau. Papildomas darbas, konsultavimas, dėstymas, freelancinimas. Jeigu turi galimybę, paveži krūvę, tai tikrai kodėlgi ne. Vėlgi ir iš tos gražiosios perspektyvos dalintis, plus tikrai, kai atrodo, kad man jau viskas labai aišku ir tada reikia kam nors paaiškinti ir tas kitas žmogus yra ne aš ir tada man paaiškėja, kad aš turiu aiškinti irgi mokėti. Ir galbūt visgi aš ne taip gerai suprantu, tai tikrai paaugina ir mane, ir tą kitą žmogų. Tai aš sakyčiau, kad tikrai galima
Vėlgi su ta sąlyga, kad tai netrukdo mano darbui. Ta prasme, kad aš galiu sau leisti, turiu energijos, ūpo ir viso kito daryti ir tą, ir tą. Ir galbūt protingą laiko tarpą. Praktiškai gaunas, kad tu tiesiog pradinėjai savo darbo valandas. Jeigu tu dirbi 8 valandas, tavo ten įkainis yra ten 10 eurų per valandą, tai tu tą patį 10 eurų, bet tiesiog tu pradinėjai savo kitas work-life balance, kitas valandas pradinėjai už tą patį, tarkim, įkainį. Ir jeigu tu sugebėtum iki 11 eurų per valandą pasikelti, tai praktiškai tau gal net labiau apsimokėtų daugiau tenais laiko, tą papildomą laiką investuoti savo augimą, kur tu galėtum už tą patį darbo valandas daugiau gauti, negu papildomas darbo valandas pardavinėti savo gyvenimo. Tai čia irgi reikėtų atkreipdėmėsi, kaip ir skaitant, kažkiek tai galima, jeigu nori greit, staigiai pasikelti ir ten papildomai užsidirbti, tai galbūt kaip variantas, bet šiaip gal long term labiau apsimoka investuoti į dabartinį, savo skillsetą, kad galėtum tiesiog daugiau už tą patį laiką gauti pinigų. Taip, nebent nori, tarkim, eiti dirbti į konsultingą arba į, tarkim, būti independent QA, ar ne, tai tikrai verta pradėti, pasibandyti, kaip tas konsultingas atrodo. Tikrai žinom atveju, kur atrodo žmonėm, kad čia bus labai greitai, labai paprasta, visa kita, ir tada paaiškėjo, kad konsultingė tai negali būti nepatenkintas, negali sirgti, visada turi šypsotis, kalbėti mandagiai, nesvarbu, ką ten tau aiškina. Ir tada staiga tas mano 8 valandų darbas tampa daug fainesnis, spalvotesnis ir visoks kitoks esnis, nes čia tai mane linksmina, man aiškina apie pokyčius. Tai visada pasibandyti yra labai faina, nes tam yra tikrai pliusų ir minusų, tada kitaip vertini ir savo dabartinį darbą ir galų gale pamatai tą kainos kokybės santykį, geriau ateina suvokimas, tai ką man šitam darbe daryti, kad man geriau sektųsi. O yra tikrai tokių žmonių, kurie užsikabina, tampa full time ir manau, kad irgi yra labai sveikintina, nes jie įgauna labai daug kitokios patirties, kuri vėlgi atneša savo vertę. Ir čia yra apie tai, what level of uncertainty you can handle. Pasibandyti tikrai yra sveika, sakau, jeigu, kaip tu sakai, ar ne, aš turiu tų papildomų darbo valandų, per kurias aš toliau esu darbingas ir galiu, tai tada tikrai, kodėlgi ne? O long term, aišku, rizikinga, jeigu aš visgi galvoju, kad turiu 11 darbo valandų per dieną, bet paaiškėjo, kad visgi aš galiu tik daryti 8, tai mokėti laiku sustoti ir daryti sprendimus. Turėti tokį goalsą, kad gal metus padarysiu tą, pasieksiu kažkokį lygį, tada pasvarstysiu vėl iš naujo. Ar verta ar neverta jo, nes paskui, kaip aš šekauju, paskui terapeutų sumoki daugiau negu uždirbai, kaip perdengi. Tai kur mes davome? 50-50? Kaip tu? Pritari? Taip, aš manau, kad galima tą daugiau daryti, ten tarkim karjeros pradžioje, bet vėliau tikriausiai gal net nelabai ir apsimoka. Bet jeigu nori kažką naujo išbandyti ir, pavyzdžiui, darbe nėra galimybės, galbūt pakonsultuoti irgi variantas yra. Arba pasdėstyti, pasimokyti. Dar aš pridėčiau iš networkingo pusės, lygiai taip pat, ar ne, būna kartais ten susisiekia kas nors, sako, gal galiu pažiūrėti, ar ne, tai užmetė akį po feedbackinį, bet dabar susimastysiu, gal man reikia visgi už tai prašyti pinigų, o ne tik tai pažiūrėti ir pafeedbackinti. Irgi gyveni žmogus ir mokaisi. Tu pardavinėjai savo laiką. Sekantis. Relokacija ir remote darbas. Yra tų darbo pasiūlymų dirbti kažkur tai kitur už didesnį atlyginimą, tai arba būtų full remote, arba tada galima gal netgi būna tas relokacija, kad tai persikeli kitą šalį dirbti iš ofiso, bet tau, nežinau, sumoka pinigų už tą pačią relokaciją ir tas darbo atlyginimas yra, kur gal svarstytum tokį variantą. Priklauso nuo norų ir nuo galimybių. Jeigu norisi pagyventi kitoj šaly, tai tikrai yra verta pamėginti. Aš pati kažkada labai norėjau full international patirties, ne šiaip ten skandinaviškos, ir dirbau full remotely ir tikrai turėjau komandą iš viso pasaulio. Tai tikrai yra įdomi patirtis, kuri irgi daug išmokina apie žmonės, humbleness lygiai taip pat, kur atrodo jau mes tai čia suprantam, čia kas yra overtime'as, o tada staiga pašeikina viską iš esmės. Tavo darbo kultūrą, suvokimą, kultūrinius aspektus, kaip patirtis yra labai smagi. Aš vėlgi, aš tai vertinu tiesiog kaip patirtį, jeigu tai ateina su ten pinigais, tarkim, dar didesniais, tai čia dar tiesiog ateina kaip pliusas. Kiek man turėtų sumokėti, kad aš išsikraustyčiau kitą šalį gyventi,
Priklauso turbūt nuo kiekvieno žmogaus, nežinau, norų, poreikių ir kiek jam tie pinigai apskritai svarbus jo gyvenimui, kiek jisai vertina daiktus, daiktiškumą. Turbūt, aišku, dabartiniai situacijoje turbūt mes dar vertinam saugumo aspektą, kur irgi galbūt kur yra saugiau. Tai čia, man atrodo, ateina daug daugiau spalvų. Ir lygiai taip pat, man atrodo, jeigu ten žaviesi tam tikra kultūra labiau ar ne, tai vėlgi tas pasiūlymas turi lokuotis į tą kultūrą. Ir jeigu dar vėlgi tai ateina su daugiau pinigų bonusais, tai irgi yra labai faina. Tik čia jau reikėtų riskti, jeigu tai yra tikrai tik money driven decision, tai vėlgi manau, kad labai greitai bus nesmagu. Ir atsiranda ta rizika, kas bus, jeigu nepavyks. Tada atgal relokuotis greit reikės. Tai toks vėl papildomas stresas ir tikriausiai ta kultūra irgi, nežinai, ar pritapsi ar nepritapsi su savotišku požiūriu, jeigu nesi labai adaptabilus. Tikrai, tai kaip strategija užsidirbti daugiau pinigų? Kaip ją įvertintum šitą? Šiaip bendrai paėmus, manau, kad šiai dienai, kai samdom darbuotojus, mes jau dabar dirbam globalioj rinkoje. Ir lygiai taip pat, jeigu aš samdau žmogų, aš visada vertinu, kiek aš už tą žmogų sumoku Lietuvoje, kiek aš už jį sumokėčiau Šri Lankoje, kiek aš už jį sumokėčiau Brazilijoje, ar ten dar kažkur, ar ne, lokacijai, kuri galbūt man yra prieinama, žinoma, ar dar kažkokia. Ir yra tos kainos kokybės santykis, kurio aš ieškau pagal lūkesčius. Tai tas working remotely aš net nebesu tikra, ar groja. Nedaugiau uždirbsi, bet daugiau sutaupyti gali. Jeigu, tarkim, tu dirbi ne iš Vilniaus ir nesinuomoji Vilniuje, kažkur tai remote, už pigiau, paprasčiau, tai galbūt galima sutaupyti, bet yra tokių galimybių, kur žmonės specialiai to ieško. Tai kaip strategija? Kaip ją vertinsim? 50-50? Ar labiau į... Tarp ir 50-50, sakyčiau. Dar yra variantas, kurio mes neapkalbėjom, kaip tik pasiūlo promotioną į kokius headus ar dar ko nors, tarkim, dirbi remotely, bet headquarter yra kažkur ir toks jau kaip ir pagal nutylėjimą būna taisyklė, ar ne, kad jau nuo tam tikro lygio jau vadovai paprastai persikrausto, ar ne, ir vėlgi, tarkime, mano toj tarptautiniai patirty, tai buvo pasiūlyta pozicija ir visa šeima relokavosi iš Australijos į berods Belgiją ar Olandiją, ar ne, ir tikrai žmonės priėmė didžiulį sprendimą, būtent dėl karjeros galimybių ir tikrai manau, kad tai atėjo with a price tag persikraustyti į Europą. Tai tokiu atveju tikrai svarstytina ir manau sveikintina apskritai, kur jeigu netgi įmonė yra pasiryžusi ir tiki tavim tiek, tai tikrai yra labai svarstytina, bet vėlgi, tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus galimybių, norų, supratimo, viso kito, komforto. Gerai, šitas senas geras. Pereiti į kitą darbą ir paprašyti didesnį atlyginimą. Prieš COVID, gal ir COVID metu, kai buvo, kad jeigu nori pasikelti atlyginimą, greičiau gali pasikelti atlyginimą šokinėdamas tarp darbų, negu toj pačiu įmonėje būdamas. Tai buvo. Tai priklauso nuo įmonės politikos ir aš pati žinau atvejų pagal nutylėjimą, kur tam tikros įmonės lyg ir taupo, bet maždaug, jeigu ateisiu su oferiu, tai mes pakalbėsim. Ir tada žmogus nueina ir kur nors fišina to oferio. Ir pati, aš kai kalbindavau žmonės, ir būdavo kai kurių netiesiai šviesti paklausus, kad tu man pasakyk sąžininkai, ar tu oferio nori, ar tu iš tikrųjų darbas yra įdomus. Maždaug, ar mes čia gaištam laiką ar ne. Ir kaip tai atrodo, ir kokio ten to oferio to reikia, maždaug, ką man čia tau reikėtų nupaišyti ir kaip čia kas. Tai tikrai esu išgirdus iš ne vieno žmogaus, kur tiesiog paima ir sako, iš tikrųjų, nuoširdžiai, tai jeigu man duos oferį mano įmoniai, aš tikrai niekur ir neįsiu. Bet jeigu jūs man ten, pavyzdžiui, pasiūlysit, tai toks, bet irgi tada turi įsivertinti, nes tas žmogus tada išeina ant tokio piktumo, kur taip, aš čia gavau oferį, čia jūs manęs nevertina, tai dabar, tai tada irgi truputį pasako apie žmogų, tarsi kokį darbuotoją gauni ir kaip po to jis elgsis, bet čia jau kitas rytis. Bet grįžtant, taip, tai yra tikrai paprastas būdas pasikelti, bet vėlgi, kai rinka prisirpsta, yra lubos, vėlgi pati, kai kalbinu žmonės, ateina žmonės tikrai su pakankamai neadekvačiais atlyginimo lūkesčiais pagal turimą skillset. Ir tada aš tikiu, kad jie vaikšto, tada gal koks nors ten startupas patikė, jau tu atsiveko, bet vėlgi tai išsigalioja po kažkiek laiko. Tu gali pasigirti, kad tu ten kažką moki, ko nemoki, ar ne, bet tai fake it till you make it. Jeigu tu kas metus keiti darbą, tai tavo CV prastai atrodo? Toksai. Tiesa.
įtartinai. Ir kitas momentas yra, kad tu galbūt nesugebėjai pagilinti savo žinias. Tu tik tai pradedi supranti domeną, supranti, kaip čia viskas vyksta. Ir tik jau supratau ir jau man nebeįdomu, aš nebenoriu gilinti, aš nenoriu ten tobulėti, ten kažkokius pasiūlymus teikti ar ten vystyti tą dalyką aukščiau negu yra dabar. Aš jau tiesiog išeinu kitą darbą. Iš įmonės perspektyvos, tai aš tą problemą buvau pastebėjęs įmonėse viduje. Ir netgi buvo tokie skaičiavimai, gal net ir dabar jie yra, kaip atlyginimai kyla viduje ir kaip atlyginimai kyla išorėje. Ir buvo didelis skirtumas ir tada atsiranda didelė problema, kad jeigu tu nesutinki su tą dideliu atlyginimų kėlimu kaip įmonė, tu manai, kad tai yra burbulas, bet tau reikia pasisamdyti žmonių, tai ką daryti. Ir buvo kompromisų tam tikrų įmonės darė tikrai, kur tiesiog neadekvačius atlyginimus mokėdavo ir dabar mes turim mass layoffs, kur dabar susitvarko tą visą. Iš tiesų, manau, kad tai gali veikti tuo atveju, kur įmonėje tiesiog nevertina tavo įgūdžių, ar ne, arba patobulėjimo nenori matyti, vėlgi, kaip tu sakai, galbūt yra kažkokių priežasčių, kodėl ten to atlyginimo kelti negali, arba tiesiog tas augimas yra apribotas, dėl kažkokių priežasčių nėra ten kažkokių pozicijų, kurių norisi, tai tada tikrai verta pasitikrinti rinkoje, pasižiūrėti, kiek aš kainuoju rinkoje ir tada galbūt pereiti kažkur, kur tas mano įgūdžius vertina adekvatesnę kainą. Tai nežinau, vėlgi, toks 50-50 turbūt, depends on the situation, kur tiesiog jeigu fišinukas moka daugiau, tai jau yra biški cringe momentas, kuris greitai baigėsi, kaip aš sakau, išsigalioja ir paskui gali būti jau taip, kad gali būti sunku susirasti tą darbą, bet overall, man atrodo, yra pakankamai sveika žinoti, tai kiek aš kainuoju rinkoje, kiek aš esu vertas, kur link aš esu, kur link galų galia man tobulėti, jeigu man yra įdomu uždirbti daugiau pinigų, tai kas šiuo metu trendina rinkoje, kas yra aktualu šiandien, kas bus aktualu po 2-5 metų, ir pagal tai orientuotis. Ir lygiai taip pat gal dar ką reikėtų užbėgant už akių pasakyti irgi, kur, tarkime, jeigu aš esu manual testuotojas, ar ne, ar aš norėčiau uždirbti daugiau pinigų, turbūt man reikėtų mokytis automationo, tai greičiausiai man tai reikia daryti pačiam po darbo valandų, išmokti kažkokius basicus, dar kažką, ir tada, jeigu aš noriu judėti kaip automation jau QA specialistas arba manual/automation, tada ko gero reikia ieškotis kito darbo, ir ten tada ateis kiti atlyginimo rėžiai, nes yra su kitais skillsais. Tai kaip strategija pereiti kitą darbą yra 50-50? Depends? Arčiau prie kažkurios money? Aš vėlgi norėčiau sakyti, kad tai turėtų būti labiau kaip pasiekmė, bet jeigu manęs nevertina dabartiniam darbe, tai taip, čia kaip sako, kaip lietuviai moka protestuoti, kojam. Tepu ir išėjom. Tepu ir išėjom. Tada tarp 50-50 ir pinigų, ne? Skamba tenais. Kad, kaip gal 50-50 aš sakyčiau už šitą. Gerai. Pasiliekam ant viduriuko. Gerai. Kaip čia šitas atsado? Podcastai. Tai, Nikolau, papasakok. Tai kaip čia yra? Ar padeda? Jeigu kalbant apie atlyginimo pakelimą, tai nemanau, kad kad bent jau mano atveju, kad podcastai padėjo man pasikelti atlyginimą, kad galėjau nueiti pas savo vadovą ir sakyti, tai rašiau 3 epizodus, tai sumokėk man už tai. Norėčiau 50 eurų daugiau per mėnesį gauti. Tai ne, tas nepadeda tiesiogiai, jis turi daug kitų privalumų, gali tau padėti tiek ir iškalbą, tiek ir savo networką pasididinti, gal brandą pasibildinti, jeigu tu eini į tam tikras rolės, galbūt brandas, žinomumas, iškalbingumas yra labai svarbus, kuris gal tau netiesiogiai padės atlyginimą pasikelti, bet tu turėsi daugiau galimybių, o galimybės gali išnaudoti, jų neturėdamas negalėsi jų išnaudoti. Tai manau, kad podcastai jie tokia, aš sakyčiau, kaip strategija, tai nėra, ne tai, kad nerekomenduočiau, bet tiesiogiai nereiškia, kad pasikelsi atlyginimą. Taip, tik tai, visiškai sutinku, tai atveria kelius tobulėjimui, reikia tiesiog tom galimybėm pasinaudoti. Nes tai vėlgi bildina tavo soft skillsus, soft skillsai labai gerai, manau, kad kiek pašnekovų prikalbinai, ruošėjai, diginai įvairius topikus, tikrai patobulėjai, nuo to tikrai geriau komunikuoji, ko gero, susikalbi su skirtingai žmonėm, tai jau yra labai vertingi dalykai, tai jeigu susikalbi, tai tada ir išgirsti daugiau, tai tada kažkas ten nugula, tikiuosi.
Tikiuosi. Sunku įvertinti, žinai, kai tai ekstra yra tas dalykas, tai toks yra. Bet tikrai nesigailiu. Nežinau, ar galėčiau rekomenduoti, bet, again, kaip strategija užsidirbti pinigų, aš sakyčiau, kad... Tarp E ir 50, ne? Jo, šičia. Tikrai, jeigu turit laisvo laiko, gal yra paprastesnių būdų ir labiau, kad pasikelsis tą atlyginimą negu podcastai. Bet čia aš nebandau konkurentus savo atbaidyti, bet tiesiog asmeniškai, nuoširdžiai sakau. B2B kontraktas. Tai Ką turi galvoje B2B? Individuali veikla, samdomas darbas. Tai ateina su kaina. Ne piniginė, bet atostogėlės, vėlgi įsivertini savo laiką, nes jeigu esi kontraktorius, tas vadinamasis ar ne, jau jokių ten mamadienių, tėvadienių, berods atostogų irgi yra ten mažiau ir tie company benefitai, stiklyvai, panašus dalykai irgi priklauso nuo įmonės politikos, kai kurios įmonės ir kontraktorius įsileidžia kaip savo ir visiškai blendina, kitos palaiko tai aš sakyčiau, truputėlį rizikinga, jeigu norisi turėti tos laisvės, tai tikrai galima, ir priklauso nuo noro, ar ne, jeigu ten nori mokėti tai sodrai ir jausti saugesnis, tai tada vienaip, jeigu ne, tai kitaip. Man čia toks yra skonio reikalas labiau negu kad, aišku, taip, kai esi kontraktorius, tikrai gauni tuo laikotarpiu pinigų mažiau, daugiau, atsiprašau, gerokai daugiau, tai jeigu tai yra money sensitive klausimas, tai žinoma svarstytinas, bet tai priklauso nuo situacijos. Tai reikia labai gerai pasisverti, taip galima, jeigu yra galimybė, gali bent jau trumpuoju laikotarpiu daugiau pinigų už tai gauti, nes vien tik tai, jeigu tu dirbsi samdomą tą full-time darbą, tai tu gausi, man atrodo, mokesčiai kiek ten, apie 40% gaunasi, ne? Kažkiek. Bet jeigu tu dirbsi ant individualios veiklos, tai ten apie 15% tu susimoki. Tai tu vien tik tai už tą patį atlyginimą, tu teoriškai gali gauti 25%. Kaip aš sakau, comes with a price, ką aš turiu galvoje, kad yra įmonių, kurios turi politiką kontraktorių vėlgi nesamdyti tam tikras pareigas. Tai irgi, jeigu norisi kažkokių karjeros perspektyvų, jos greičiausiai turi stogą. Tada lygiai taip pat, jeigu būna kažkokie layoffai, niekam nepaslaptis, pirmiausiai išeina kontraktoriai, nes juos yra pigiausia ir paprasčiausia atleisti. Be išeitinių. Taip, ir tikrai dažnai įmonės daro tokius sprendimus, tai ateina su kitokia kaina, tai tą tikrai reikia įsivertinti, bet, aš sakau, skonio reikalas, kas kam yra patogiau, mieliau, geriau, tai taip renkės. Tai skamba, kad ne pati geriausia, iš piniginės pusės, jeigu vertinant iš pinigų pusės, jeigu tu gali gauti tą kontraktą, tai ar čia būtų labai geras patarimas, ar toks tarp 50-50 ir gero, bet savi rizika? Priklauso nuo to, kaip įmonė žiūri į kontraktorius. Nes aš esu pati mačius tokių tikrai situacijų, kur kontraktorius tai yra atskira rūšis įmoniai. Tokie. Tai ir tada, jeigu tu tikiesi kažkokių, benefitų iš įmonės arba tobulėjimo įmonės sąskaita, labai lėta tikimybė, kad tu nieko negausi ir tada viskas on jau ir tada turint galvoje, kad tu jau turi mažiau išeiginių ir kitų dalykų, tavo tobulėjimas dar labiau apsisunkina. Jeigu įmonė yra visiškai vienodai, kokiu tu principu dirbi ir jie į tave žiūri visiškai vienodai, aplaina lygiai tus pačius principus, ar ne, kaip samdytėm darbuotojam, tiek ir kontraktoriam, tai tada žinoma, kodėlgi ne, ar ne, jeigu aš vis tiek ten gaunu kažkokį tai neapmokestinamą ten tą siklyvą, learning day ir taip toliau. Tai tame yra matematikos. Tai jeigu tarp average paimsi ir kaip strategija užsidirbti pinigų, kad pats įvertinsi tai tada skaičiau kažkur arba 50-50 arba netgi tas kitas. Tik tai, vėlgi tai yra, ar tai yra apie pasikelti atlyginimą, ne, čia tiesiog kaip už tą patį atlyginimą, kaip už tą patį darbą gauti daugiau pinigų. Čia kaip ir pereiti iš vieno darbo į kitą, lygiai taip pat, irgi tu gali tą pasikelti, bet jeigu tu, tarkim, dabartinės full time esi ir yra kontraktas B2B ir tu pereini, tai tu tikėtina, kad už tą pačią vertę sukuriamą, tą patį atlyginimą tu gali gauti daugiau pinigų. Gerokai. Tai 25%, bet tu prisėmi visą riziką. Nieko nėra nemokamai. Ja, nes kitaip jau visi šoktų ir visi būtume jau kontraktoriai ir ten net nesvarstytume, žinai. 25% tiesiog, aš pakeičiu kontraktą, tai kas nenorėtų. Pranešimai konferencijose. Nueinu, paskaitau pranešimą plus 50. Prisidurti prie atlyginimo, jeigu už tą spikinimą sumoka,
tai galima, ar ne? Nu, tiesiog vėlgi minčių kratinys taip, bet kad man turėtų pakelti atlyginimą už tai, kad aš nuėjau ir vieną kartą kažkur pakalbėjau, nu tada vėl grįžtam prie duonos. Kas konkrečiai toj duonoj dabar pasikeitė, kad aš kiekvieną mėnesį ją pirkčiau už brangiau. Dėl to, kad ją, nu, jeigu tą duoną paėmė ir pareklamavo, ar ne, čia perfrazuojant, kokią nors įžymybę, tai dabar aš dėl to turiu tą duoną pirkti brangiau. Not so sure. Bet jeigu įmonė yra svarbu, tarkim, nori ateiti į rinką ir būti konkurencingi arba žinomi, pasibilinti brandą, tai per tą ekspertiškumą tą galima padaryti. Tai bus gal pigiau negu užpirkti reklamą, nežinau, verslo žiniuose. Gal tada reikėtų perfrazuoti klausimą, žinai, ar reikėtų darbuotoją, tarkime, paskatinti už tai, kad jisai nuėjo, padarė, ten, tarkim, ar ne, kėlė branding awareness, taip toliau. Tai galbūt, bet tai yra vėlgi, kalbam labiau turbūt apie one time event, negu kad apie pastovų, nes atlyginimo kėlimas jau yra va būtent tas, kad aš iškepu skanesnę duoną, negu prieš tai kepiau, geresnę ir taip toliau. Man tos pranešimas skamba kaip one time event, kur aš nuėjau, padariau kažką ar ne, tai toks labiau laikinas dalykas, už kurį galbūt galima įvertinti, ar ne, ir ten priklauso nuo įmonės politikos kaip. Bet kad nuo to jau mano vertė pasikelia, kažkaip sunkiai tikėtina. Sugebėjimas atsistoti prieš publiką ir papasakot kažką, pasidalinti, tai yra kaip ir vertingas, galbūt, gal netiesiogiai gal pakelia atlyginimą, bet galbūt tam tikras pozicijas tu galėsi lengviau aplikuoti, gal turėsi tam tikrų skillsetų, softinių dalykų, kurie leis tau būti pranašesniam prieš konkurentus, kurie, tarkim, kurie į tą pačią poziciją nori patekti. Bet tiesiogiai jo, kad jisai pakalbėjai konferencijoje, pas vadovą sakyti, kad ir po, ne prieš, kad ir po, ne, tikriausia nebus toksai lengvas atsakymas, kad taip, žinoma, tu esi vertas ten to 50 eurų. Kaip iškas pačiam žmogui veikti, išbandyti save, vėlgi tam pačiam networkingui, ar ne, tai taip, tai yra smagu. Ir, nu, va, kaip tu sakai, žinomumui tavo, jeigu tu norėtum paskui keisti darbą arba prisidurti, ar ne, taip, tai tada natūralu, kad tu iš savęs turi daryti kažkokį žinomą veidą. Taip, bet kad esamam darbui dėl to turėtų kažkaip labai rūpėti. Nu, vat aš tiesiog bandau, žinai, on the fly sugalvoti, tai kažkaip sunkiai man čia susigalvoja. Pranešimai konferencijose. Prasta ar tokia, toks iš piniginės perspektyvos? Gal žinai kaip, dar galima pabandyti iš tos pusės, iš pasidžiaugimo pusės, kur vat aš paėmiau ir padariau kažką labai gero ir aš turiu padaręs tokio gero, kad neturiu apie ką papasakot konfui. Tai tokiu atveju tas užtvirtinimas ir vat kažkoks įrašas į brag sheet tikrai gali atsigulti, bet savaime nuėjau ir pakalbėjau. Čia gal aš tiesiog turiu alegoriją į pernai metų Lydevų konferenciją, kur tikrai buvo toks jausmas, kad tai yra ne apie patį pranešimą, bet kiek apie žmogų, kad aš atėjau į Lydevus padaryti prezentacijos. Ir pusę laiko yra, aš esu ant Lydevų pakilos ir tada kažkur tarp eilučių yra kažkoks ten pranešimas. Taip, bet jau žmogus įsirašys ir aš garantuoju, kad tikrai tų kelių žmonių LinkedIn yra būtinai postas apie tai, kad jie tikrai tą darė. Tai ar jų esmiškai vertė nuo to pasikeitė ir jie kažką išmoko, ko kiti nemoka, už ką man, tarkim, reikėtų pirkti juos brangiau, ar ten aš norėčiau, kad mane pirktų brangiau, tai tikrai nemanau. Tai čia ar visiškai ne? Nu, norėčiau, žinai, čia elgesys, kurį norisi skatinti, tai norisi kaip nors pritemti į tą pusę. Kažkokia vertė yra ir vertinama, į brag listą galima įsirašyti? Aš bandyčiau parduoti jo per tą pusę, kad, reiškia, aš turiu kažką padaryti tokio, kas būtų verta konfos. Ir tada, tai čia yra ta višnaitė, kuri apipavidalina viską. Prerequisite, kad kažką padaryti tokio, kad bent jau galėtum applyinti, jau čia prerequisite. Jo, turėčiau topiką. Taip. Gerai. Produktinė versus projektinė įmonė. Sklinda tokios, gandai, kad projektinės įmonės, kurios dirba su projektais, kurios gali ten, nežinau, trumpai, neilgai būti ir tada pasibaigti staiga. Ir tau kaip specialistų reikia labai greit domeną pasikeisti, persimokinti, tai yra galbūt mažiau patraukli ir dėl to jos yra daugiau apmokamas. Aš sakyčiau, čia yra pamiršta trečia startupai. Arba startupas, ne? Jo, nes, bet čia teoriškai pakrenta po produktinę, bet manau, kad reikėtų išskirti startupus. Startupai paprastai moka didžiausius atlyginimus, bet tai ateina irgi with a price tag, nes tu greičiausiai ten dirbsi tada, kada reikia, tiek, kiek reikia, darbus, kuriuos reikia, nes tai yra startupas. Plus dar bus chaosas ir tu turi visą tai suhandlinti ir tai tikrai ateina su didesnė kaina.
kiek iš ten išsineši gerųjų praktikų klausimas, bet kad išmoksti dirbti stresinėse situacijose, tikrai taip. Haslinimo tikrai išsineši. Ir tada galima kalbėti apie produktinės ir projektinės. Šiaip aš vis tiek sakyčiau, kad yra įvairiai. Nes projektinės lygiai taip pat hastlina, jos mėgsta pasisamdyti juniorą, parduoti kaip seniorą. Čia tikrai, manau, nemažai įmonių kažkuriam savo veiklos etape užlipa ant šito grėblio ir tada priklausomai nuo norų, kiek kartų atsidaužo. Ir dar yra, kurios toliau taip daro, yra tokių, kurios kažkaip jau ten pasikeičia. Skaičiau nebūtinai ir tai tikrai priklauso nuo produktinės įmonės irgi, apie kokią produktą mes šnekam, kiek jisai auga, kiek tu pats turi ten augimo galimybių ir produktiniai nelygų, kaip ir projektiniai. Nes lygiai taip pat yra projektinių, kurios turi žiauriai long term kontraktus su įmonėse, kurios tie patys bankai, kai kurie kitos didelės pasaulinės kompanijos, kurios ten daro kažkokią tam tikrą sritį, jos tiesiog outsourcina visą IT. Ir kadangi jos neturi pas save skyriaus, tai jos dirba tik per projektinės įmonės. Ir būna tokių, kur dirbi 15 metų, kaip aš sakau, perparduotas ir jau ten labiau jautiesi darbuotojų, negu kad toj savo projektiniai įmoniai. Tai ir ten tie irgi algos kilimai yra labai panašus, nes tu kaip ir ten tampi tų įnamių tokių jau visiškai pagal tos įmonės standartus, tik tiek, kad tave perparduoda per kažkokią įmonę dėl ten legal dalykų. Dar galima netgi tą sąrašą praplėsti. Tai pavyzdžiui, jeigu tai yra įmonė, kurioje nėra augimo galimybių, arba jinai nėra gal patraukli, tarkim, girdės, kad su lošimais, su tokiais dalykais ten gal sunkiau pristraukti specialistus, tai jie siūlo didesnį atlyginimą. Tai čia irgi galbūt parduodi savo vertybės, ar ten galbūt dirbi darbą, kurio, nežinau, gal nematai labai vertės, arba, nežinau, užsimerkęs, tarkim, tai tu gal daugiau pinigų gausi, nes tiesiog sunkiau pristraukti tą rinką. Taip pat dar yra vienas variantas, kurį esu matęs, tai irgi bankė, jie pasamdė COBOL specialistus, tai yra, mainframe'ų kalba, kuri yra tikrai nelabai tobulinama, tiesiog legacy palaikoma, bet reikia specialistų turėti. Ir jie mokėdavo 3 kartus aukščiau rinkos vidurkio atlyginimą su ilgais kontraktais, man atrodo 5 metai, bet tiesiog tam, kad tu tave apmokina ir tu moki tą kalbą, bet tiesiog 5 metus tu tiesiog mokiniesi tą išnykusią kalbą, kurią tiesiog reikia kažkam perimti, kur jau specialistai tiesiog literally tiesiog jau išeina į pensiją ir nebėra žmonių, kurie žino tą kalbą. Ir tiesiog tau jo daugiau sumoka, bet yra irgi toks kaip ir legacy. Aš esu dirbus su sistema, kurią žmogus jau jo nebėra, jau net ne tik nebe pensijoje, bet ir net nebėra paklausti, žinai to, nes kartais tikrai labai nori sakyti, why? Ir nėra kam why, jau viskas jau ten. Irgi toks neproduktinė projektinė, bet toks kaip ir kontraktas. Tai nišiniai dalykai lygiai taip pat gali būti performance testavimas, security testavimas, kur irgi specializuojasi tam tikros siauros srity, išsiugdai tam tikrus skillsetus, nuo kurio gali tapti labai brangus ir patrauklus rinkai. Mes, man atrodo, šitą turėsim atskirai. Tai čia. Okay. Spoiler alert. Spoiler alert. Kaip tau šitas produktinė, projektinė, startupas ir panašiai? Jeigu ar tu gali daugiau uždirbti pasirinkęs tam tikrą tipą įmonių? It depends on the situation. Labai 50-50. Ta prasme, 50-50. Manau, kad jo, nes šiuo metu tikrai, manau, negarantuoja bet kuri įmonė tų tam tikrų atlyginimų rėžių. Čia įdomus bus. AI įgūdžiai. Ar jeigu moki naudotis, ar kažką daryti su AI, už tai gali gauti daugiau didesnį atlyginimą? Manau, kad tikrai taip. Ir kuo toliau, tuo labiau taip. Todėl, kad nuo to tampi produktyvesnis. Darbas darosi greičiau, našiau, gali išnaudoti, nebedaryti paprastų repetitive dalykų, nebegaišti dalykų, kurie tikrai nėra prasmingi. Ta žinutė, tarkim, iš to pačio AI sumito nešama, kad tiek devai, tiek mes visi kodinsim mažiau to. Tiesiog kodo rašymo darysim mažiau, bus daugiau thinking part. Kaip padaryti, kad tai būtų fit to market, kad tai būtų secure ir taip toliau. Tai manau, jeigu mes galim išnaudoti AI, daryti mažiau monkey job, arba ir nemankiai, bet tiesiog kažkokio darbo ir daugiau galvoti, kaip improvinti, tai vienareikšmiškai taip. Ir tada grįžtam prie razinkų, tai čia yra tikrai didelė, sultinga, skani razinka,
kuri tikrai turi būti vertinta ir nuo kurios tikrai ir mano pačio vertė tikrai pakyla. Tikrai taip, tai šitas bus prie pinigėlio, ne, prie to, ne, taip, kur tikrai rekomenduoja. Gerai, mes jau turim tik 3. Viskas, jau į pabaigą. Kažkaip greitai, čia tikrai mes praėjom jūs. Efektyviai. Jeigu būtume jai pasiėmę, tai jisai greičiau viskas susortintų. Bet nuhaliucinuotų biškį, reikėtų peržiūrėti. Reikėtų paverliduoti. Koncentruotis tik į automation, lead arba manual. Tarkim, aš nenoriu visko daryti, tarkim, nenoriu būti generalist, aš noriu koncentruotis į kažką būtent ir va tenais. Teoriškai pati žinau manual testuotojų, kurie yra žiauriai gudrus, žiauriai geri ir manau, kad jie yra exceptional ir tam tikrose produktuose, kurių negali automatizuoti dėl įvairiausių priežasčių arba neapsimoka automatizuoti, tai jeigu reikėtų samdyti, tai aš dėl jų kovočiau ir labai norėčiau juos matyti, nes geras manual testuotojas, kuris perpranta produktą į challenge'ina tikrai sudėtingus produktus, tai yra vertybė ir tikrai raritetas. Bendrai paėmus, jeigu kalbam tik tai apie automation žmonės, aš esu skeptiška, nes aš nemanau, kad aš galiu automatizuoti kokybiškai proceso, kurio aš pati nepraėjau. Ar tai galima, žinai, ir tada prasideda jau ten tikėjimai, o tai čia nesiskaito testavimas, bet wait for it, skaitosi. Jeigu aš praeinu procesą, tai ką aš darau, aš įsivertinu, ar jis yra protingas, ar jis yra geras, ar UX yra geras, ar UI yra geras, tai aš testuoju. Taip, kiek smooth yra dalykai ir taip toliau. Tada aš jau sugalvoju, kaip tą procesą pasidengti kodų protingai. Taip, per kuriais testais, kur, kiek ir taip toliau. Tai manau, kad visiškai automation žmonės patys nežinodami save uždaro in a way. Taip, tikrai yra įmonių, kurios bando nesismulkinti, turėti automation as a service ir tai tiesiog ateina su tam tikru, žmonės gali padaryti tada ribotą darbą, ar ne? Nes aš tada jam pasakau, kad jis turi automatizuoti tą ir jisai tik taip, tiesiog taip kvailai, ar ne, tokiu automatizuoti, paprastai tie automatiniai testai tikrai turi savo minusų ir trūkumų. Ir in the long run tai yra tikrai brangu, nes kažkas protestuoja manualį, sukuria taską, tada yra handoveris, tada daro ir tai yra brangu ir klausimas, kiek apsimoka ir lygiai taip pat tam automation žmogui jisai kuo toliau, tuo labiau atsilieka nuo aktualijų in a way, ar ne, tai tada tu turi arba sąmoningai domėtis, arba tada nežinau kaip kitaip, ar tiesiog tada eiti kaudinti. Ir netgi iš tos pačios literatūros, iš tų, kas nuo ko norisi, į ką pasižiūrėti, kas geriausia, tai ten tas pats Google'as, ar ne, tai jie netgi, jeigu turi setą tą software engineering test, kur iš tikrųjų žmogus, kuris daro ir feature'us kepa, jis vis tiek taip pat priklausomai nuo produkto life cycle lygiai taip pat testuoja rankytėm, tiek, kiek reikia, tiek, kiek tuo metu produktų reikia. Reikia, aš einu rašyti testų, tokių, kokių reikia, ar neskirstau, challenge'inu komandą, kokių mes testų, kiek turim ir ar tai yra protingas pasirinkimas, automatiniu turiu galvą, bet lygiai taip pat maigau rankytėm. Tai jeigu taip manęs klaustume, tai aš netikiu purely automation žmonėmis ir pati lygiai taip pat, kai ir ten ieškom žmonių ir žmogus man kategoriškai sako, kad jisai manual tikrai niekada netestuos, duokit man tik automationą, man užsiflegina tikriausiai kažkokie soft skills apie žmogų. Kas yra, kodėl jisai negali eiti, apie ką ten yra, ar ne, kažkokių insecurities ar dar kažko. Dėl purely leado, nežinau, čia gal nebūčiau tokia kategoriška, nes manau, kad kuo ilgiau lydini, tuo tiesiog natūraliai atsilieki nuo tų paskutinių tendencijų ir savo fokusą meti į people management, į leadershipą, į kitus, tas tavo laikas natūraliai persimeta, tai manau, kad natūraliai nuo ten atitolsti, bet visai atitolti nereikėtų, vėlgi. Nes aš kaip sakau, kad geras vadovas yra universalus, tu gali jį permesti į visai nežinomas sritis, nes jeigu jisai sugebės susikurti ryšį su komanda ir ją įgalinti, ta komanda puikiai važiuos. Nes kur atsiranda rizika, kai lydas labai gerai žino domeną
jis tada nebeįgalina komandos. Jis tada užbėga už akių, pradeda už juos viską nuspręsti, žmonės netobulėja ir neauga, ir jie tik tai laukia, žinai, ką diktatorius ten nuspręs, pasakys, tokie žmonės tada mane challenge'inti. Geriau taip nereikia. Jau tada geriau vadovas, kuris nelabai išmano domeno, bet užtat turi gerus soft skillsus ir gali kaip tik užkurti komandą daryti. Dar per šių metų, kiek atlyginimo analizė, kurią darė Deimantas, Kristina ir Justas, jie irgi analizavo šitą klausimą ir pasirodo, kad statistiškai hybrid, tie, kurie ir tą daro, uždirba daugiau negu pure automation arba pure manual. Tai galbūt jau yra tas momentas, kai automationo rinkoje yra pakankamai prisotinta, kur jau gali rinktis kažkokį kitokį variantą. Nes tuo metu, kol buvo trūkumas, taip atlyginimai augo, gal jie tiesiog galėjo būti, kaip tu sakei, kad ne, aš to nedarysiu, šitą darysiu, šitas man patinka, šitas nepatinka. Dabar jau galbūt labiau iš jų laužia, kad jie būtų tiesiog efektyvesni, tokie cross-functional, tokie galėtų prisitaikyti prie komandos poreikių. Man irgi tas tendencija visai patinka, kad tiesiog daugiau į tokį generalist pristaikinti. Jeigu įmant apie atlyginimų rėžius, vėlgi iš tos reflektuojant ir į tą klausimyną ir bendrai iš praktikos ir iš tos logikos, kaip mane mokino, ar ne, kaip kas, tai natūralu, kur jeigu aš darau, vėlgi kepu duoną ir dabar dar šone aš prižiūriu 3 bandeles, tai tada aš turiu už tai gauti papildomai. Natūralu. Nebent man ten sumažina krūvį, ten dar kažką padaro, tai tada yra negotiable, bet vėlgi tai yra tam tikras skillsetas, kuris turi būti vertinamas ir tada jau priklauso, kokie ten yra automation, tarkim, rėžiai, kokie yra team leado rėžiai, kažkur turi susitikti, bet aš pati esu tikėtoja, kad team leadas, jeigu jis yra tiesiog team leadas, kuris nekontributina tiesiogiai, nekuria produkto ar taip toliau, o tiesiog yra people manageris, jis tikrai nebūtinai turi gauti daugiau negu jo komandos brangiausias žmogus. Tai nekaip neturi būti savaime suvokiama. Reikia įsivertinti, kokią vertę neša vienas, kokią vertę neša kitas ir kokio lygio ekspertizės reikia. Tai nereikia savęs uždaryti ir įsivaizduoti, kad čia yra the only way up. Jeigu man yra įdomu, būtent, tarkime, automationo dalis, tai aš gal tegu geriau einu žiūrėti frameworkų daryti, refaktorinti, ar ne, tos frameworkus dar kažkaip tobulinti ir čia gali būti mano area of expertise. Ir tai, ko gero, monetinė prasme atsipirks dar greičiau. Vėlgi aš tada tapsiu nišinis, populiarus, ar ne, ir gali būti, kad kai aš sugalvosiu keisti darbą, tai man užteks pagalvoti ir jau 3 oferiai nukris. Tai tokia, koncentruotis į vieną iš tų, ar tai, jeigu tu nori tik tai uždirbti daugiau pinigų, ar tai yra gera strategija? Aš bandau dabar atsiminti, kuri knyga mokina, bet iš esmės tai visada, jeigu aš išsirenku sritį, kurią noriu specializuotis, tai visada atsiperka ir monetinė prasme, nes aš tampu geriausiu toje srityje, aš tampu exceptional. Visų galų meistrų būti, tu tampi average paprastai in everything, tai ta geroji praktika būti yra T-shaperiu, kur aš žinau daug dalykų, bet specializuojasi tam tikroje srityje, tai ta specializacija tikrai yra sveikintina, nes tai iš manęs padaro kažkokį tam tikrą specialistą. O ne šiaip tokį, kur čia jo galiu biškito, tai tada toks, tada ir būni tiesiog average. O jeigu turi sritį, kurioje specializuojasi, tai iš ten renki savo razinkas ir iš to kuri didesnę vertę. Kur mes tada ją padedam? Aš sakyčiau, gera strategija. Gera, tai Bet su grain of salt, ką sakiau dėl automationo, kad nebūti vis tiek aklai nusistačius, kad tai netaptų excuse, kad negaliu dirbti nieko kito. Nes jeigu vėl, tada tu uždarai kelią savo smalsumui. Ir šiaip iš investavimo tikriausia pusės tas diversifikavimas, tiesiog, jeigu kažkas pasikeis kažkada artimiausioje ateityje, tai tu bent jau neturėsi, ne visą investavai į vieną dalyką, galbūt dar kažkur kitur gali. Reikia padaryti kelis statymus, ne? Taip, ne all in ant vieną. Tai gal tą per vidurį, tarp 50-50 ir šitą, va čia, super. Prieš paskutinis. Tada. Specializuotis į performance, security, accessibility, compliance. Tokias niche sritis. Jeigu yra įdomu, tai vienareikšmiškai taip. Jeigu, tarkime, kabina ir sakau, kad yra net ne kablys, o inkaras. Aš turiu tokį irgi terminą, kur žmogus ir ne šiaip užsikabina, bet ten jau visas inkaras paguldytas. Tai kodėlgi ne, nes labai apie tą patį, jeigu man įdomu, aš lendu, aš tampu geriausiu.
Ir tada tai kažkuria prasme vis tiek atsiguls, ar aš pradėsiu mokyti kitus, ar aš tada nueisiu konsultingą pasakoti kitiem, kodėl tai yra faina, įdomu ir galbūt kitiem tai nėra taip įdomu, tai padėsiu jiems susiprasti. Tai tikrai turėtų atsipirkti, bet kaip tu sakai, with a grain of salt, ar ne, nes jeigu kas, būtų gerai turėti ir planą B ir nenušokti ten jau taip visai. Ir dar reikėtų turėti omeny, kad gal tokių specialistų nėra didelis poreikis. Taip, tada jau, jeigu norisi dirbti kontraktorium, remotely, tai tikrai tų pozicijų gali būti ir gali, mano bent jau patyrimu, tikrai ir ko gero nesunkiai gauti. Vėlgi priklausomai nuo to, kiek ten rinka kažkurio metu būna persipildo, vienu metu jau ten kažkaip padaugėja, po to natūraliai sumažėja. Tai jeigu yra įdomu, pabandyti visada galima ir išsiugdyti tą specializaciją tikrai galima. Tik tai čia gal reikėtų tokį pasakyti irgi, kad vienu metu būna, atrodo, kad tai tampa aktualu ir po kažkurio laiko išsigaliojo. Dabar, tarkime, turim tą European Accessibility Act ir gal labai norisi nubėgti. Bet irgi reikia lygiai taip pat suprasti, kad tai jisai įsigalioja, tai kiek metai 2 ir po to tai tampa norma. Tai jeigu aš tik tai naudojuosi šitą bangelę, tai jinai nueis ir ką aš veiksiu po to, ar man tai yra tikrai tiek įdomu, kad aš norėsiu tame visą laiką būti ir sėdėti, ar čia yra labiau, dabar atrodo easy money, nes dabar galbūt lengva yra iš to pasidaryti pinigų, nes įmonės kai kurios tikrai desperatiškai ieško, kas čia gali padaryti tą įvertinimą, čia padėti ištestuoti ir taip toliau, bet tai yra tikrai short time investment. Aišku, accessibility vis dar reikės, ta prasme visą laiką visiems produktam, bet tiesiog šiuo metu dabar tas bumas yra, ne? Kur daug ieško, vėliau gal tiesiog pasidarys business as usual. Taip, jeigu aš matau tame prasme, žinau, kaip tai atrodo, tarsi man yra įdomu tirti, žiūrėti, visokius ten screen readerius, išbandyti, kaip jie tą nurydina, tai tikrai taip, tik taip po to reikia ir persižiūrėti, kas bus mano to knowledge pirkėjai, nes dabar, kaip sakau, tai turbūt nori visi, kas netingi, ar ne? Arba atvirkščiai, kas tingi ir nenori patys, tai tada ieško, ką čia greitai išsispręsti, pasidaryti, pasiverifikuoti ir taip toliau. Bet po to mes tikrai nugulsim į tas įmonės, kurios neturi kito pasirinkimo, kurios privalo, ar ne? Tai vėlgi tie patys ten bankai, telekomunikacijos, valstybinės įstaigos, kurios privalo būti max geriausiai pagal ten, tarkim, tą accessibility padarytos, kur ten tikėtina, kad tikriausiai ir tos įstaigos labiausiai žiūrės reguliacinės, tai susižiūrėti, įsivertinti tai. Tai kur dedam? 50-50? 50-50. The last one? Pasirodo, čia yra tuščias. Vakai. Expectationai buvo didesni, bet užbaigiam šiek tiek anksčiau savo sąrašą. Ar yra kažkas dar, ką norėtum paminėti, ko mes šiandien nepalėtėm? Turbūt pakartoti tą patį, kad pinigai ateina su naujais įgūdžiais, su smalsumu, už kažką išmokto, už kažkokią vertę padaryto ir labai retai pinigai ateina prieš tą. Paprastai visada yra morka po kažko, kai save įveiki, išmoksti ir padarai. Ir aš kažkaip esu ta tikėtoja, kad pinigai visgi yra labiau pasiekmė. Okay. O kas šiaip tau karjerai daugiausiai padėjo pasikelti atlyginimą? Galimybės, pasiūlytos galimybės, nes aš kai keičiau darbus, tarkim pradžioje tai buvo būtent apie tai labiau, kad man tapdavo nebeįdomu, aš užsisėdėdavau ir norėdavau išbandyti. Vėlgi istoriškai aš tiesiog vienu metu pabėgau, nepabėgau vėlgi, tiesiog tokia buvo situacija, kad aš nuėjau dirbti IT darbo, tik tai mane pakankamai greitai pakėlė pareigose ir aš labiau skirčiau ten tos darbus ir taip toliau. Ir tai tapo nebe IT, o IT. Aš, tarkim, buvau toks local anchor, kur vėlgi reikia numigruoti Windowsus, nes kitaip ten Windowsų nebepalaikys ten tų, bus bauda ir taip toliau. Ir mane labai veždavo tai, kad aš turiu būtinai padaryti X-Day, ten ištestuoti, sužiūrėti, ten feedbackinti. Mane tai veždavo. Ir tada, kai aš išėjau darbą, kur nebuvo šito, tarkim, operacijose, tai yra pakankamai ramu. Taip, tu turi goalsus, bet jie yra softiniai, jie yra labiau, nėra tokio adrenalino ateinančio, ar ne? Ir tada ten kažkas atsitiko, ten valdžia pasikeitė, jie persigalvo ir tu žinai, tą savo projektą mes tiesiog perstumi ir nebedžiugina.
Ir tada ateini, va, galvoju vėl atgal, va ten tai buvo toks adrenalinukas sveikas, reikia padaryti, susitelkimas kitas, tas teamwork toks, kur eini ten petys į petį. Tai ir per tai turbūt atėjo, nes tada yra įdomu, tada tu padarai. Paprastai tam, kad padarytum, turi sužinoti, paskaityti ir visaip kaip ir, tarkim, mane, kai nusisamdė Danske į Tamaotos, tai iš vis istorija yra tokia, kad aš sugalvoju išeiti į kitą įmonę, atgal į IT ir tada Baltikų IT vadovas skambina ir sako, Lona, mums čia reikia, būsi TMO. Ir aš pokalbį su juo metu googlinu, kas yra tas TMO. Never heard of it. Ir sakau, Giedriau, gal aš galiu būti test manageriu. Kažkoks, biškai girdėtas, sako, gerai, tu tik ateik ir mums čia spręsk. Tai toks, ir tada per tai ateina kiti dalykai, tarsi ateina kompetencijos, kur tu turi suhandlinti ten daugybę tų projektų vienu metu ir by the way, aš tada atėjau, kitą dieną man reikėjo paleisti WATO testavimą su Jira, aš su Jira nebuvau dirbus, nes dirbau su tuo HP Quality Center kažkaip ir sėdėjau iki 2 ryto ir iki 4 ryto, bet paleidau. Ir sėkmingai sudėjau ten su Zephyr Cycles visą kitą. Ir va per tai ateina. Ir va dėl ko turbūt kiti sako va, apie tas valandas, ar ne? Tai jeigu aš būčiau atėjus į tas naujas pareigas, taip, ir sakiusi, aš nemoku Jiros, aš čia 6 išeinu iki, tai klausimas, kaip ten būtų. Tai ateina su galimybėm ir išnaudotam galimybėm, kada tu pasinaudoji tom galimybėm paaugti. Ir tada taip, klausai indų YouTube'ai, kurie aiškina, kaip tą Jirą administruoti. Ir padarai. Ir tada tai yra nauja kompetencija, kurią aš turiu ir kurią aš gaunu. Įdomi tokia irgi patirtis, toksai skamba kaip reikia tokių very aspirational goals, kurie, tokie tikslai, kurie tave drivintų, motyvuotų ir tada tu gali extra mailinti, gali eiti ir padaryti, ir padeliverinti, bet taip pat, taip skamba, kad tave vertina už tavo atsakomybę, kad jeigu tau duosi užduotis, tai tu nesiskusi ir padeliverinsit. Ten ar deadline'ai, ar overtime'ai, ar ten reikia su kažkuo sukalbėti, galbūt kažką papušinti, bet tikslas bus pasiektas, tas toksai pasitikėjimas. Nenorėčiau taip, gal skamba, kaip kraštutinumai. Mano galva, jeigu aš esu exceptional, tarkim, aš esu gudrus, aš pasivat, ypač dabar su AI galimybėm, tai yra daug paprasčiau negu mūsų laikais. Ar ne? Tai dabar manau, kad nebereikia tokių kraštutinumų. Čia yra tikrai dabar work smarter, not harder. Ir aš kaip tik, kaip sakau, aš noriu gabių tinginių, kurie iš tingėjimo sugalvoja, kaip padaryti geriau, gudriau ir taip toliau. Ne iš to, kur ten sukandintis ir reikia, nereikia padarai. Ir visada pati noriu aplink save tų žmonių, kurie yra tiesiog gudresni už mane ir aš tada iš jų mokinuosi. Taip yra daug paprasčiau, smagiau apsupti save tai žmonėm ir tada jie mokosi vieni iš kitų ir toks būna tas ripple effect. Tai jeigu taip imant dėl to pačio pasikelimo atlyginimo, manau, kad dabar, kai rinka yra prisipildžius, yra paprasčiau tame, kad tu žinai daug aiškiau, ko iš tavęs tikėsis, tu gali tam pasiruošti sąmoningiau ir tada tiesiog prisimti ownershipą ir daryti. Bet tai, nežinau, gal čia aš taip naiviai galvoju, bet nebemanau, kad reikia taip kastlint, kaip, nežinau, aš ir tu turbūt ten iki 2-4 ryto sėdint, bandant išsiaiškinti, nes realiai nelabai aplinkui yra ko paklausti. It's me or no one, o tada jau per laiką pasiverifikuoju, pasižiūri. Man atrodo, dabar yra paprasčiau labiau tiesiog apie ownershipą ir tiesiog turėjimą, suvokimą labai brandų, kad man reikia mano brag sheeto, ką aš padariau, kur aš noriu eiti, kas aš noriu būti užaugęs ir pasibandyti, nebijoti pasibandyti. Kaip aš sakau, vieną suknelę užsidėti, kitą suknelę. Tikrai įmonėse dažnai leidžia turėti įvairių tų skirtingų projektų. Kažkada lygiai taip pat man davė tą local anchor, kur irgi dalis jo buvo testavimas, dalis jo buvo sumenedžinimas ir mane labai užkabino šitie dalykai. Taip, galbūt jeigu man tos atsakomybės nebūtų pasiūlę, aš galbūt kažkokį visai kitą darbą dirbčiau. Tai irgi labai svarbu voice-overinti, kad kažkas yra įdomu ir daryti tai, kas duoda tą goose effect. Ir čia labai geras yra patarimas, kaip, nes iš to, motyvacija tokia gimsta, kai jau esi motyvuotas, tai daug lengviau ir pasiekti dalykus. Dar ką papildomai pridėčiau, tai galbūt ir pačiam išvelgti galimybės, kurios galbūt nėra tau kaip
pasiūlomos, bet tiesiog vat, matai, kad rinka šitoje vietoje dar nepersotinta ir tu gali labai lengvai čionais kažką tai pasiauginti, pasidaryti ir išnaudoti tą galimybę. Tai toksai būti tokiam pačiam galbūt ir žvalgytis tų galimybių. Nes, pavyzdžiui, kas man padėjo, tai aš tiesiog atsimenu, kai turėjau programavimo patirties, prieš 13-14 metų, kai ten testavimą pradėjau, tai turėjau programavimo patirties ir testuotojai tuo metu nebuvo labai su daug programavimo. Tai tas man padėjo išsiskirti, tas man padėjo tokiam to trūkumu užpildyti ir tas buvo labai vertinama. Nes tuo metu specialistų nebuvo tiek daug. Ir jeigu aš būčiau nuėjęs programuotis, aš galbūt būčiau below average. Toks, žinai, tiesiog žmogus, kuris moka programuoti. Eilinis programuotojas. Bet tik nuėjęs į testavimą, aš galėjau išsiskirti labiau iš minios. Ir tas buvo tas skillsetai, nors ir gal iš programuotojų pusės tiesiog business as usual, bet iš testavimo buvo labiau vertinami. Tai irgi linkėčiau, pasiūlyčiau ir paskatinčiau paieškoti tų galimybių, pasižiūrėti, kur yra trūkumai ir pabandyti tenai save realizuoti. Nebūtinai laukti vadovo, kad ten papointins. Manau, kad tas self-driven toks hustlinimas, toks, kur, ką aš čia galiu padaryti, žiūrėk, galimybė, galbūt čia yra galimybė, gal aš ten tiesiog galiu save čia realizuoti. Tai irgi gali lengvai tiesiog tą pinigų maišą, link to pavydėti. Tai tiesiog galimybių ieškojimas ir jeigu jos yra vertingos, jas paimimas ir įgyvendinimas, tai irgi labai gali padėti tavo karjeroje. Blockchainas kažkada galbūt galėjo būti, bet visiškai neišsivystė, bet AI'us, tai that's the thing. Taip, ir dabar kuo toliau, tuo labiau reikia testuotojų, kurie mokėtų ją testuoti. Tai ne tik, kad mokėtų naudoti, bet ir jį testuoti. Ir Lietuvoje tikrai auga šitoje vietoje rinkoje, atsiranda naujų AI toolsų. Tai kol kas rinka yra neprisipildžiusi, spoiler alert. Tai čia AI'us ne veltui yra vienas iš 3 strategijų, kurios yra geriausiai vertinamos. Mes iš whitelistinam kaip tikrai geras, vienareikšmiškai geras. Taip. Tikrai matos. Bet šiaip pas mus geras tas distribucija gavosi, ne tokia, ta prasme, toks. Bet žinai, tikrai labai gražiai varpo forma. Grynai. Labai gerai. Tai ačiū tau, tikrai buvo gerų patarimų, manau, kad ne vienas bus panaudotas mūsų klausytojų ir tiesiog nėra tokio labai lengvo, kad kažką tiesiog vieną dalyką, ką gali padaryti vieną dieną prieš. Tai vis tiek reikės įdėti pastangų darbo, bet galimybių tikrai yra ir reikia nelaukti, pačiam pasiimti. Pasiklausę šį epizodą, tikiuosi tikrai pasisėmėt, ką jūs galite pasibandyti, ką galite su vadovu pasišnekėti, galbūt patys pastebėti. Ir tikiu, kad jums pavyks tą padaryti, jeigu jūs fokusuositės ir į tą įdėsite pastangų. Ačiū labai. Prašom ir ačiū tau, kad sudalyvai ir ačiū klausytėm, kurie išklausė. Jeigu turite komentarų, turite savo patarimų, galbūt savo strategijų, tai būtinai parašykite į komentarus, mes padarysim galbūt dar vieną epizodą. Jeigu sulauksim komentarų, galėsim dar kitas jūsų strategijas pareitinguoti ir po jas pafeedbackinti iš savo perspektyvos. Nes manau, kad čia yra tikrai ne viskas, tikrai yra daugiau ir galbūt mes kažką praleidom. Tai ačiū Jums ir iki kito epizodo. Iki. Idėjas, dar šitą reikia perskaityti šią raštą. Kas įrašė netu? Pats. Pasigūglinsiu žodį. Incentivuojas lietuviškai. Nes iš tų, kur 1,5 litro per dieną, ten ar 2 litrus geria, ne? Kavos panašiai, bet vandens mažiau.